BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ir ta diena išaušo, ponai ir ponios, sveikinu jūs žiūrint 5. Driftoholikų podcastą po BetSafe Drift Matsuri ir šiandien su manimi yra Simonas Ivanovas, kas yra apšiai niekam neįdomu, nes šiandien studijoje mes turim Aurimą Odį Bakšį. Labas. Labas. Pagaliau yra tie 3 žodžiai, kuriuos reikėtų pasakyti apie šitą turbūt visą mūsų reikalą, tai po tikrai ilgo kaulinimo Aurimas pagaliau sutiko atvažiuoti Lietuvą, jau patyrė BetSafe Drift Matsuri ir dabar sutiko pasišnekėti dar kartą su mumis. Tai šiandien mes su Simu turim šventą tikslą, tai iškamantinėti Odį visą jo gyvenimą, išsiaiškinti, kaip jam ir kaip ir visiems kitiems sekėsi BetSafe Drift Matsuryje ir gal net pakamantinėti, kokie planai kitiem metam. Tai va, Aurimai, o kaip tu Amerikėje atsiradai? Nu, tėvai pirmą išvažiavo, jie taip skyrėsi ir nutarė į Ameriką važiuoti. Žinai, kažką naujo pamatyti, ten turėjo pažįstamų ir man atrodo buvo planas laikinai. Bet ir aš ten atsidūriau ir pasidarė nelaikinas dalykas, o ten gyvenau. Ir jo, 91 man atrodo metais, kaip žinai, viskas čia keitėsi. Man buvo 1, tai nelabai žinau. Aš tarkimės nebuvau. Tai man buvo 8 metai. Prisimenu tiek. Ten didelis buvo gyvenimo pakeitimas, tai tikrai. Okay, į kurį gal Amerikos išskraustat? Į Kaliforniją. Prie Los Angeles buvo miestas vadinasi Santa Monica. Ai, nu, tai paplūdimiukas, šiltai, viską. Yeah. Ok. Tai papasakok savo istoriją, kaip tu atsiradai automobilius inžinerijoje ir taip toliau. Jo, tai kaip buvau, žinai, vaikas, prisimenu visada buvo kažkas su sportu surišta. Tėvas lenktyniavo su laivais, su skuteriais Lietuvoje, visur po Europą iš tikrųjų važiavo. Jisai turėjo, visi jo pažįstamai buvo arba lenktynininkai, kur su motociklu važiavo, ar ralį lenktyniavo. Tai visada mačiau, kad mano visas gyvenimas aplink sportą, tai visada man buvo įdomu, visada aplink sportą esu buvęs. Amerikoje pradėjau motokrosą važiuoti, žinai, mano brolis važiavo, aš važiavau, lenktyniavom, tėvas irgi kažkiek važinėjo, tai tas labai man patiko ir visada norėjau šiaip su automobiliais užsiimti, bet tėvas kišo su motociklai, žinai, lengviau jam turbūt irgi, nes mažesni, žinai, pigiau yra užsiimti tuo. Ir kaip ėjau į universitetą, daugiau pradėjau domintis automobiliais, kai pradėjau dirbti, atsirado pinigų, pats galėjau daugiau, žinai, žiūrėti į kas man įdomu, tai ralio mašiną nusipirkau, porą metų su raliu lenktyniavau, važinėjau, žiauriai patiko ir jo, nuo to prasidėjo driftas, tai galėsim gilintis toliau, kaip radau driftą, bet vienu žodžiu, aplink sportą visada buvo. Tai tu esi toks antros kartos sporto žmogus, ne? Tai prasme, gavai į DNR. Jo, senelis treneris buvo, treniravo Lietuvoje sportininkus, kur gerai Europoje važiavo, tėvas sportavo, tai kažkaip... Tai čia neturėjai kito pasirinkimo tiesiog. O ką tu mokais? Nežinau lietuviškai, bet turbūt biznio administracija ir buvo... Business management. Verslo vadyba. Ir concentration į marketing. Okay. Nežinau lietuviškai kaip išversti. Marketingistas. Ja. Ok, kiek tu buvo metų, kai tu pradėjai ralį važiuoti? 20 kažkiek, nežinau, po 24-5 gal. Ok, o šiaip ralis Amerikoje populiarus ar nelabai? Nelabai. Man labai patiko. Ir Lietuvoje aš atvažiuodavau kas porą metų aplankyti giminės, taip toliau, ir čia buvo patėvio brolis ralį užsiimdavo, tai labai man įspūdingai atrodė. Ir kad ir Amerikoje nėra toks populiarus, vis tiek vyksta. Ir labai atrodo, kad įdomu pačiam vairuoti, nes esu žiedė biškiai važiavęs,
Tai pas mus yra autocross, kur visai nuobodu, žinai, ir į ralio mašiną kaip atsisėdi, tai yra įspūdinga, šiaip įdomu labai. O kas konkrečiai patiko? Tas nežinomybė, kad skrendi ir tau tiesiog diktuoja konkrečiai kur važiuoti? Ar greitis, ar slidimas? Tas tai nervina, kaip reikia klausyti. Man šiaip patinka mažesniuose trasose važiuoti kaip special stage, kur gali atsiminti pats ir gali koncentruotis į vairavimą, o ne kaip nurodo, kur sukti ir kada reikia stabdytis, nes nieko nematai, tas tai yra nejauku. Valdymas mašinas man daugiausia tas patiko. Visada biškai slysti, bandai išvystyti, kuo didesnį greitį, kuo mažiau stabdytis. Kuo daugiau adrenalino, to geriau. Ja. Kokia pirma mašina buvo? Pirma mašina visai nesportinė buvo, pas mus vadinasi truck, tipo pickup truck. 70 metų Chevio gamybos pickup truck. Buvo man dar net ne 16 metų, važiavau į turgų su tėvu, buvau susitaupęs pinigų ir ten turgui pardavinėjo toks, jis ten ir gyveno ten turgui, buvo girtas žmogus. Čia jau gera istorija. Žinai, aš pats negalėjau dar vairuoti, neturėjau net teisių, ten laukiau porą mėnesių, buvo likę teisės įsilaikyti, tai jisai mane pavežinėjo, jisai išvažiuojant sako, atsiprašau, mano gimtadienis, aš esu biški girtas, tai ir mane pavežinėjo ir, žinai, nupirkau tą dieną. Okay, o ralinė mašina kokia pirma? Buvo Eagle Talon. Tai čia tas pats, kas Mitsubishi Eclipse, Plymouth Laser. Yra 3 gamintojai tokią pačią gamino. Vadinasi, kaip mes vadinam DSM, nes yra Diamond Star Motors. Priekinių ratų varoma. Iš pradžių reikėjo be turbo pravažinėti, ten kažkiek laiko, kad balų susirinktų, galėčiau susirinkti, nes neleidžia tiesiai sėsti su turbo mašina, tipo, kad neužsimuštum. Ir po to su turbo variklį įdėjom ir jo. Ir tu taip važiuoji kiek laiko? Apie 2 metus. Ir tad, kas nutiko tada? Buvo galimybė važiuoti ten į New Yorką, ten į Nationals, tipo į finalą ir mes gerai važiavom, mums jau reikėjo užbaigti vienas varžybas ir varžybose gerai sekėsi, išlėkiau iš trasos, ten neapsivertėm, viskas ok, bet mašina sulūžo, tai nutarėm nevažiuoti į New Yorką, nekišti daugiau, žinai, ten, nebūtų išėję, reikėjo taisyti mašiną, reikėjo daug pinigų. Ir kažkaip tai pasisekė, nes tuo metu į mano shop, aš turėjau shop, kur remontavau amortizatorius. Ir atvažiavo toks bičias Skyline, man atrodo, buvo R33. Atrodė labai keistai ta man mašina, nes atrodo kaip lenktyninė, bet net rimta, žinai, ratai išvirtė, ten padangos per siauros ant labai plačių ratlankių. Kaip kažkas kasimui patiktų. Ja. Ir aš nesupratau, kas čia yra, klausiau, žinai, ką tu su ją darai. Jisai sako, mes tokį sportas yra driftas, važiuojam netoli, čia už porą, nežinau, už kokią 10 kilometrų yra kartingų trasa ir atvažiuok, pamatysi, pavežinėsiu tave, sakot. Tai man labai įdomiai atrodė ta mašina, skamba įdomiai, vairas netoj pusėje, žinai, čia atrodo cool. Tai važiavau 3 kartus su juo pasivažinėjau, jis mane pavežinėjo. Viskas prisidėjo drift taksi, ta prasme. Ja. Visi narkotikus sadina tais pačiais būdai, čia kelinti metai. Kaip suras? Kada? 2008-2009. Nu tai 15 metų, kaip taip pat narkotikus sadinam. Ir 3 kartus su juo buvau ir žiūrėjau, kaip važiuoja, sėdu mašinoje, matau, kaip jisai valdo ir galvoju, čia yra lengva. Aš ralyje slystu per žvyrą, čia bus no problem. Nusipirkau, radau Nissaną S13, tai 89 metų, žinai, jau buvo tas SR 20 variklis įdėtas, bet niekas kitas neužbaigta, bet važiavo. Pirkau per Valentino dieną su žmona.
Tuo momentu supratai, kad... Tikiuosi raudonas. Ne, buvo grumtų nupūstas juodas. Klasika. Kilimas buvo rudas, ten vidus mėlynas, ten buvo, nu... Arnas Dybudis šiuo metu šypsasi ir džiaugiasi. O šiaip tuo metu, būtent tik tai Nissanai drifte ir dalyvavo, dėl to jį pirkai, dėl to jį susidomėjo? Jo, kažkaip buvo, atrodo, populiariausias automobilis tam, nes dalių šiaip buvo nemažai, tų variklių galėjai pirkti iš Japonijos siūsdavo, tai buvo kaip lengviausias, man atrodo, automobilis paruošti. Aktualus sprendimas. Nu, kaip pas mus kemšlamštas. Jo. Tai jo, nusipirkau, yra kartingų trasa pas mus, vadinasi Adams Motorsports Park, kiekvieną ketvirtadienį vykdavo 4 valandas drifto practice, ten $20 į valandą sumoki ir važiuoji. Ir tai gali visas 4 važiuoti. Tai pradėjau ten važiuoti, išvažiavau, tai buvo sunku, visai nesugebėjau ir dar daugiau užsispyriau, galvoju, dabar reikia išmokti ir dar įdomiau pasidarė, nes tada labai buvo geras jausmas, kaip vieną posakį įveikį, po to kitą, po to transition, tai žinai, nu, kaip sakė, kaip narkotikai. O ten išsukimo kažko nebuvo, ten buvo labai paprastas etapas, nuo ko pradėjai? Labai paprastas, nebuvo tik variklis įdėtas, bet net buvo išmetimo tie vamžiai maži, ten viskas taip minimaliai, intercooler buvo tas, nu, side mount, kaip vadinasi, ten, jo, viskas minimaliai buvo. Tai ir gerai, nes išmokau, kaip reguliuoti mašiną, kokias dalis dėti, kaip žinai, viskas. O kaip tu į tą dalyką žiūrėjai, pavyzdžiui, susidurdavai su problema ir ieškodavai kažkokio sprendimo? Nu, pavyzdžiui, kažkuriam posūkiai kažkas netaip vyksta ir tada jau... Jo, pavyzdžiui, ją nusipirkau, ten buvo taip greitai viskas sudėta, žiūriu, suku į dešinę pusę, biški vairas rakinasi. Nu, gerai, į downpipe remiasi traukia, kur, žinai, reikės vairuoti, tai tokių... Jo, randi problemų. Viskas tas pats. Ja, tu nusipirkai universalą močiutės ir su juo bandai išelt. Čia žmogus 12 nusipirko tokį kokybišką. Istorijos metai bėga, pavadinimai skiriasi, bet iš esmės istorijos tos pačios. Ja. Nu, okei, ir tu sakei, jau tada motikės užsiemė, ne? Jo, aš tuo metu motokroso amortizatorius tvarkiau, turėjau, žinai, biznį, kur tuo užsiemiau ir viskas gerai ėjosi, šiaip daug klientūros buvo ir jau ralyje dalyvavau ir pradėjau ralio amortizatorius tvarkyti irgi, tai jau, nu, jau labai buvau suinteresuotas ne tik motociklais, bet į mašinam, tai... O visą tą veiklą tu rėmėjai per savo patirtį, nu, tarkim, tas pats amortizatorių perrinkinėjimas, ar kažkaip investavai į žinias, ar konkrečiai iš savo patirties, kas surinkai, tą ir duodavai klientam? Nu, su motociklais pradėjau, tai patirties nebuvo iš pat pradžių, ten reikėjo eiti biški mokintis, kaip juos remontuoti, kaip reguliuoti ir išmokau, po to pastebėjau, kad ralio amortizatoriai labai panašiai reguliuojasi ir tvarkosi kaip ir motociklo amortizatoriai, net kai kurie įrankiai tinka taip toliau, bet radau brandų, kur užsienyje gamina amortizatorius, Amerikoje pardavinėja, su jais susirišau, sako, aš noriu būti kaip serviso centras, tai, žinai, sako, puiku, pirk tiek tūkstančių išleisk ant įrankių, ant, žinai, ten gumelių visokių, sakau, gerai, nėra problemos, bet kai pradėjau tuos remontuoti, jie irgi nurodo, kaip juos reikia remontuoti, kaip reguliuoti. Tai nuo to tas ir prasidėjo ir, žinai, supratau, kaip remontuoti daug labai metų, užsiėmiau tik to ir po to pradėjau mąstyti, kaip reikia pačiam amortizatorius pradėti gaminti ar gamintoją rasti ir pardavinėti. Čia tikriausiai, ko žiūrovai nesupras, kad galima išmokti dalykų be YouTube'o, nes kiek suprantu, tuo metu tikrai YouTube'o nebuvo. Ne, čia buvo... Yra knygos, esi matęs tokio. Dabartinis jaunimas tai net nesuprastų, kaip tai įmanoma. Jo, su YouTube yra lengviau, bet buvo paprasčiau, laikai paprastesni buvo. Mažiau pasirinkimų. Ok, grįžtam prie drifto. Treniruotės, kada tu pirmą kartą atsistojai prie starto linijos varžybai? Atrodo, treniruotės buvo kokie 6 mėnesiai ir net negalvojau apie varžybas. Iš viso galvojau toliau ralyje, važiuosiu, susitvarkysiu mašiną, kur sudaužiau ir čia grinai galvojau, bus labai malonus susiėmimas, bet
Tai antiek patiko, kad ralio mašiną pardaviau, nes reikėjo daugiau pinigų, nes Nissanas pradėjo griūti ir norėjau, toliau užsiimti. Puikios mašinos Nissanai. Just Nissan things. Aš užvakar nusipirkau Nissaną. Welcome to the club. Jo, tai, man atrodo, 2010 metais, 9 tada pirkau, 10 važiavau Pro-Am, tai čia mėgėjų tokia lyga. Ir šiaip norėjau daugiau važiuoti. Tai tais metais, man atrodo, 12 varžybų pravažiavau. Važiavau kur tai galiu. Jeigu Kalifornijoje tą mėnesį nieko nevyko, važiavau prie Las Vegas, Nevada, važiavau į Arizoną, žodžiu, važiavau kiek tai galėjau. Tu buvai kokybiškas adiktas. O kažkas pastumėjo į varžybas, ar tiesiog sugalvojai, kadangi trūko treniruočių, norėjai kažko vėl naujo ir tiesiog dasidėjo? Jo, tiesiog pats numaniau. Ir tada prasidėjo taip, daug labai laiko į tą įdėjau, draugų pradėjo mažėti, laiko mažėti. Ir... Kiek kartų šeima tavęs išsižadėjo? Jos buvo, bet taip reikia, jeigu nori kažką pasiekti, nori įdomu, tai laiko reikia daug į tą įdėti ir tiek. Viskas gerai, su mumis irgi šeimos nesišėkia, žinau, čia visi savi. Ok, ir varžybos, Pro-Am. Pro-Am, jo. Kaip sekėsi? Gerai, pasirodo kartingų traso, jeigu išmoksti, kaip driftą važiuoti ir važiuoji porinius, žinai, su 2 mašinom, 3, 4, tai pasirodo, kaip atvažiuoji į plačią trasą, kur greitesnė, bet viskas lėčiau gal juda, tai labai gerai sekasi. Tai, man atrodo, pirmose varžybose buvau ar 2 ar 3, neprisimenu. Taip normaliai sekasi ir tada dar užsispyriau daugiau tarp varžybų į treniruotę važiuoti ir taip toliau. Ir nuo tos dienos daug išlaidų buvo, daug laiko, bet labai malonu, labai patiko. Ok, kaip tada ėjo tavo kelias iki FD? Nes FD, man atrodo, 2003 prasidėjo, ne? Tas ten buvo kažkoks japonų atvažiavimas ir paskui... Pasikvietė grupę žmonių, kurie dabar savininkai Formula Drift, iš tikrųjų dabar buvo 2 partneriai, dabar tik vienas jau pasitraukė, buvo Jim Lau ir Ryan Sage. Ir aš apie Formula Drift taip pradėjau galvoti, žiūrėti 2010 metais, nesigilinau prieš tai, nes nežinau, kas tas driftas yra prieš tai. Ir važiavau į Long Beach, nes netoli gyvenu, tai yra Long Beach mieste vyksta pirmas etapas Formula Drift kiekvieną sezoną. Pažiūrėjau, atrodė labai viskas rimtai, net, žinai, galvoju, nežinau, ar bus galimybė taip užsiimti to ir per daug negalvojau. Žinai, atgal grįžau namo ir važiavau į tą Pro-Am varžybas ir užsiėmiau to. Ir kaip laimėjau, važiavau 2 lygas, važiavau Kalifornijoje, Pro-Am, Just Drift vadinosi, ten buvo, vienintelė, kur važiuoti, bet daug gerų važiuotojų, ten Justin Pollack užbaigęs, Forrest Wang užbaigęs, Matt Powers, visi geri. Jo, tai ten, jeigu gerai pravažiuoji, tai, žinai, jauskis gerai. Tai Las Vegas laimėjau čempionatą, Kalifornijoje buvau 2, ten buvo arti, bet laimėjo toks bičias Ryan Cotto ir mes abu važiavom po to. Aš nutariau Formula Drift dalyvauti, nes nežinau, ką dar būčiau atlikęs daugiau Pro-Am, žinai, norėjau stumti save toliau į priekį. Girdit vaikai, ne visus reikia į Pro lygą išstumti per nevalę, nori žmonės patys važiuoti aukščiau. Ir automatiškai kokia replika būtų, tai kai, pavyzdžiui, šitą veiklą jau pradėjau užsiminėti ir Formula Drift pereini, tai žiūrovom kils klausimas, o tai iš kur pinigai ir kada tas momentas atėjo, kai supratai, kad viskas iš savo kišenės jau nelabai išeis taip lengvai važiuoti, tarkim. Jo, tas, aš iš tikrųjų žinojau, kad neturiu užtenkamai pinigų Formula Drift dalyvauti. Čia yra, jeigu aš atsisėdęs būčiau ir suskaičiavęs kiekvieną etapą, kiek padangų, kiek bus gedimų mašinos, kiek reikės viešbučiui, žinai, susimokėti, kad draugai galėtų su manim keliauti. Tai jeigu būčiau taip
konkrečiai suskaičiavęs, tai būčiau nusivylęs ir turbūt nevažiavęs. Tai vienu žodžiu pradėjau. All in. Logika gadina fan. Kartais, taip reikia užsimti ir išsispręs. Jeigu neįsispręs, tai... Pamėgosi gatvėje. O čia bėda. Bent pabandėjai. Pardaviau, ką galėjau. Pardaviau motociklus, turėjau, Subaru WRX. Ir net nebuvo gaila, nes neįdomu. Čia kaip sako, svajonės turi savo kainą. Tai pardai, atidai, susimokėjai, tada gavai gražą. Su kokią mašiną startavai FD? Pirkau Nissaną S14, 94 metų, man atrodo, pats, pirmi metai, kur pradėjau tą gaminti. Ir radau neužbaigtą, jau buvo LS variklis įdėtas. Važiavo, bet ten viską reikėjo išardyti ir perdaryti. Grinai pirkau, nes detalės jau buvo surinktos ir buvo pigiau pirkti tokį komplektą, negu detalėm pirkti. Tai ten reikėjo viską perinkti, bet perinkau, veikė, tais laikais buvo paprasčiau. 330 arklių jėgų užteko, galėjai važiuoti. Tai... Ir jeigu neklystu, tai taip ir liko, ne? S-serija ir LS. Taip ir liko. Ir žinojau, kad tais laikais LS gan naujas dalykas buvo. Taip, daug kas sakė, čia brangu, labai daug kainuoja pinigų sukelti arklio jėgas, taip toliau, bet žinojau, kad jeigu noriu ilgai to užsimti, tai gal reikia dabar pradėti nuo pat pradžių su to varikliu, nes Amerikoje gamintas variklis, daug Amerikoje užsiema kompanijų tos variklius tobulinti, tai kodėl ne, reikia nuo kažko pradėti. Potencialo turintis variklis gaunasi. O nuo pat pradžių, tarkim, tu važiai minėjai su SR20 Nissanu, tai pavyzdžiui, nuo turbos perėjai prie V8. Kurį renkėsi ir kurį rekomenduotum? Man LS nepatinka, kaip jie skamba, nežiauriai patinka, kaip jie elgiasi, važiuoja, bet grinai įrankis yra, reikalingas įrankis. Šokdavau į tą treniruočių mašiną, kur pasidarė treniruočių mašina, buvo mano pirma mašina ir dar dabar turiu, ką tik į Japoniją išsiuntėm. Ten vis dėl ta pati mašina? Ta pati, Čia jau paveldas seniai, į muziejų reikia statyti. Ne, tai buvo apdaužęs, kad net duris neatsidarė, nes buvo grinai tokie pasidarė. Normalus Nissanas pamatuoja. Taip atrodė, lempos buvo iškritę, bet visada atsirasdavo koks demo, kažkas pasikviesdavo į kokią šalį važiuoti, tai staigiai apgražinam, siunčiam, dalis naujas sudedam ir taip po šią dieną ir taip vyksta. Okay. Net neprisimenu apie... Pirmas varžybos, kaip dalykai vyko? Formula Drift? Buvo Long Beach, turbūt nejaukiausia trasa, pirmą kartą išvažiuoju, nes sienos yra pirmas posūkis. 9 laipsnių pirmas posūkis. 90 tiesioji gali greičio labai daug išvystyti. Posūkis užsisuka ir nesimato, kas po posūkio. Ir treniruotėj šiaip labai normaliai sekėsi. Ir toj trasoj, jeigu jaukiai gali su kairė koja mašiną valdyti, tai iš tikrųjų neblogai ten gali pravažiuoti, nes gali prisistabdyti, kur reikia prie sienos priartėti, su kairė koja prisistabdai. Tai tas man labai padėjo, nes ralyje buvau pripratęs su kairė koja važiuoti. Ir atsimenu, kvalifikavau, top 32, ant linijos buvau su Daio Shihara. Tais metais jisai žiauriai gerai važiavo, laimėjo čempionatą. Tai buvo apsidžiaugęs, aš sakiau, pirmą kartą jisai pirmas važiavo, jis kvalifikavo aukščiau. Taip žiūriu, galvoju, dabar su Daio Shihara galiu važiuoti, čia labai cool. Ir tas start light buvo, ten, lempos reikia žiūrėti, kol išsigesina. Aš taip apsidžiaugęs, laukiu, ir ten net neužsigesino paskutinę lempą ir jisai jau lekia. Šovė, ne? Ir buvo tada reality check, čia yra visi labai
agresyviai, niekas nelauks tavęs, niekam nesvarbu, visi nori laimėti. Aurimas gavo Vasiliauską, bet savo varžybos, literaliai. Dar lemputė neuždegė, jau išskrido ir susikaupimas Marks. Ok, ir, top limdo aišku atkimšai, toliau, ne? Pravažiavau normaliai, žinai, buvau nuo pat starto atsilikęs, tai buvo labai šūdas, kad tai buvo, bet, žinai, bet reikėjo kažkada išmokti, kad reikia jau lipti sekančią, jeigu tu iš paskos važiuoji, jau tu turi jau rėdėti, kol jisai dar laukia, nes, žinai, yra visur taip. Čia nebuvo to start chicane tais laikais, buvo ten grinai drag race iki posūkio pirmo. Mano tas lead run buvo viskas normaliai, žinai, nebuvo per daug nepatenkintas, viskas ok, žinai, išmokau lesson, tipo, kažką išmokau ir toliau. Ir šiaip komentatoriai minėjo, kad tu labiau esi follow žmogus, labai agresyviai follow darai. Bandau, bet reikia, visi gerėja ir reikia taip stumti. Tai jo, man jau įdomiau gal sekti, žinai, ir... Kiek tu sezonų dabar suvažiavęs? 13. Čia panašiai kaip tavo metų. 13 sezonų ir, tai realiai tu užaugai kartu su FD ir realiai užaugai... Šiais metais buvo 20 metų, kaip lietuviškai. 20 sezonas. Ja. 13 iš jų tu tenais, tai realiai užaugai su čempionatu, realiai užaugai su visų sportu. Jo, yra žmonių kaip Chris Forsberg, Ken Gushie, Vangin Jr., kur nuo pat pradžios, nuo 2004 metų buvo ar 3. Tai yra veteranų, bet jaučiuosi, kad jau buvo ilgai. Ir visą tą laiką tu važiuoji su S6 ir su LS. Taip. Ne, buvo ta baisi mašina. Baisi. Kokia baisi mašina? Hyundai Genesis Coupe. Ok. Ja, bet irgi su LS varikliu buvo. Ne, tai čia... Man tai Amerikoje tas yra normalu, žinai, kaip Lietuvoje V8 BMW kišam, tai būtų keista kažką kitą daryti jau tenai, žinai. Jo. Tai jo, buvo sezonas ir neblogai pravažiavom, bet kiekvieną etapą norėjau atgal sėsti į Nissaną. Taip. Bet čia sponsoršipas ta prasme buvo, ne? Jo, buvo kompanija, vadinasi ARC Performance, jie išmetimo vamzdžius gamino ir jie korėjietiško mašiną mūsijėmė to verslo. Tai turėjo padarė tą Hyundai Genesis Coupe, važiavo prieš mane Denis Mrdzanis, toks graikas su ją, jam nesisekė su ją važiuoti visai, nes gedimų daug buvo. Ir pasiūlė tas rėmėjas normaliai pinigų ir sako, važiuok su tą mašiną ir tada sumokėsim. Tai žinau, kad netiks tą mašiną, reikės ją tobulinti nemažai. Išbandžiau su ją važiuoti trasoj, privačiai niekam nesakęs, nerodęs, tai bjauriai važiavo, žiauriai. Ir sakau, jeigu mes sezoną galim ją bandyti tobulinti, tada už dar vieno sezono pravažiuosiu vieną sezoną su ją. Ir sakau, kol mes tobulinsim su ją, išvažiuosiu į vienas varžybas šiais metais, atgal. Tai Long Beach su ją pravažiavau, antroji vietoje užbaigiau. Prie podium privažiuojant jau sankaba neveikia, ten jau buvo galas, žinai, ir pravažiavo ten. Tai tęsiau sezoną su Nissanu ir po to sezoną, visą sezoną su ją važiavau ir 4 vietoje užbaigiau čempionatę su ją. Tai bet kažkaip jaučiu ne dėl to, kad mašina gera, o dėl to, kad buvo daug įdėta prakaito, ne? Šiaip jinai veikia normaliai. Tik tais reikėjo labai su ją agresyviai važiuoti, nes tarp ratų ilgis nuo priekinių ratų galinių, kaip wheelbase mes vadinam, tai buvo beveik pėda ilgesnė, nežinau kiek čia centimetrais už mano Nissaną. Tai jinai labai nepersimestavo į vieną šoną į kitą, labai lėtai judėjo. Čia
E9X serija. Ne, čia gal labiau sorerio problemos. Ir, Bet su barža važiavai iš esmės. jo, net iš to start chicane, kai pas mus per startą sulėtina, net buvo sunku, reikėjo labai lėtai pravažiuoti, kad, žinai, nepervažiuočiau per tuos cones. Pilonus, jo. Jo. Aš atsimenu, vienas lietuvis nusipirko tą mašiną ir tipo, va čia plaukia, čia taip toliau, čia būsiu kaip Odis, taip toliau. Ir, tipo, gal žinai, ką nors, kaip ten jas modifikuot, ką ten į kur žiūrėjo, taip toliau. Ką žinau, sakau, galiu ant badžio pabandyti Odžiui parašyti, žinai. O tu jau buvai buvęs EDC ir mes jau buvom bendravę, žinai. Nu, prašau, Odai, kaip ten tą mašiną, tai ten visiškai blogai viskas, žinai. Priekiniai guoliai laikys vienas varžybas, sako, tai nesivelkit, nes bus tragedija. Ir aš nuskrinšotą, tą nusičiu tam žmogui. O jam jau laivėjai, plaukia į Lietuvą, žinai. Tai ta mašina taipgi gatvė šviesos ir neišvydo, jinai grįžo į Lietuvą, aptvarkė ir pardavė, net nebildino. Jo, aš norėjau. Segmis bė. Gerai, nes jeigu niekas taip nesako, tai žmonės daug praranda laiko, daug pinigų ir, žinai. Tai tau principė patinka greitai besirotuojantis automobilis, kuris tiesiog tu mėgsti greitai, bet kad su kontrolė. Tai, žinai, man atrodo, kaip... Ilgesnė bazė to tau nedavė tos rotacijos? Nes lėčiau jinai juda. Jo, tai, žinai, E92 yra gan trumpesnė už Hyundai'us, ta, kur važiavau. Dar trumpesnė? Taip, nes BMW'as yra 276 cm, ja. Nes ten, kai žiūrėjau, man atrodo, Nissanas eina apie 254 cm tą bazę, tai čia jau didžiulis skirtumas. Nu, tai čia bus turbūt arčiau 300. Jo, tada jau pilnai suprantu. Kokią mašiną dar turėjai per tą laiką? Ar tik Niskės ir Hyundai'us? Gatavimų važinėti turėjau visokių, bet driftui tai tik Nissanus ir tą Hyundai ir dabar BMW tą E46 pirkau, nes praeitais metais buvau Lietuvoje ir norėjau paturėti irgi tokią panašią ir panašiai paruoštą, kaip ir čia ruošia kaip street class, labai man kažkaip įdomu. Edgaras tave sugadino su savo kompaktu, kaip ir visus sugadina. Kad žmogus, kurio duona yra mechanikavimas lenktynėse Le Mane, pasiruošia savo mašiną ir va, čia žinok bytis, čia viskas paprasta. Kur ta prasme, jis suvedimą savo daro 4 valandas, žinai, išsvedimai ir taip toliau. Tai, gavai lietuviško tokio prieskonio, ne? Jo, ir veikia gerai. Ir mažiau išlaidų, nes nėra tų arklių jėgų, padangos nesidėvi, viskas labai faina. Važiuoju su hotboy tokius tensu, tai kur tu ten dėvėsis, kas duot. O kodėl ne Korvetas, ne Mustangai? Turėjau 3 Korvetus, man atrodo, užmiršau. Buvo cool, pasiruošiau irgi tokią daugiau kaip... Dėl Matsuri, ne Matsuri, bet dėl kokio festivalios drifto mašiną. Padariau, kad atrodytų gerai, plati, žema, žinai, ir buvo su LS2 varikliu, C6 Korvetas, Weissfab pradėjo jai dalis gaminti, tai aš tuo pačiu momentu pirkau ir, žinai, raginau juos. Šiuo metu kaip Bušas į Ameriką, man atrodo, važiavo, ne? Buvo nebuvo taip jau senai. Bet jo, patiko, įdomi mašina, tik tais man labai nepatiko ją remontuoti. Prieimas prie visko, sunku su ją dirbti yra. Tai... Bet tu komandos draugasgi turėjo, Frenemy turėjo tą visą platformą ir gyvena realiai toj platformą. Jo, tai jisai kaip gamino ją, aš žinai, žiūrėjau, kaip jam sekasi, kaip jisai pasidarė, atvažiavo į trasą prie manęs arti, aš šokau su ją važiuoti ir nebuvo toks, galvojau, kad važiuosinai žymiai greičiau už viską, nes yra sportinė mašina, yra jau išspręsta, viskas normaliai. Bet kaip sėdau važiuoti, nebuvo tokio įspūdžio, kad čia yra, žinai, kažkas labai gero, nebuvo ten žymiai greitesnė. Kai kas net nepatiko apie ją man. Tai... Gali papasakot, kas konkrečiai, nes čia įdomiausias detalės mums. Dabar gal jisai įsisprendė, čia, man atrodo, buvo gale su to anti-squat problema, bet kaip rankinį
biški patraukė pasitaisyti, tai galas mašinos labai iš šoną stodavo, labai taip sureaguodavo per daug. Jo. Ir šiaip už ratų gale nėra daug vietos, jeigu atsiremi į sieną, į bet ką. Tai čia kaip su gataškė važiuoti, su balza. Į ratą kali. Transmisija gale, tai yra gerai, nes svoriui, išsprendimas geras, bet kaip reikia remontuoti, imti greitai, tai ten žiaurus darbas yra, viską reikia išimti ten. Kėbulą nukelt nuo transmisijos realiai. Jo, su difu išeina. O kaip bendrai tą mašiną tada ratuoja, jeigu minėjai, kad visi dalykai, tarkim, į galą sukrauti, kaip ten išsverimą gal manipuliavo kažką? Ne, normaliai, jisai buvo įsprendęs gerai, jis ten tik tais geometrija gale dar nebuvo įsprendęs, bet jo, nebuvo nieko įspūdingo, važiavo tvarkingai, gerai, atrodo žiauriai gerai, tik man nepatinka, kad nėra po užpakalinio rato daug vietos ir remontuoti ją gan sunku. Ja. Ir šiaip sėdi viduj, toks man nejaukus jausmas, kaip labai žemai sėdi, žemai stogas, nesimato viskas taip. Jo, kai kapoto nematai ir atrodo tiesiog į orą važiuoja. Jo, gali prie tų visų dalykų priprasti, bet man kad ir įdomu, bet nėra tikslo kažką tokio, pačiam ruoštis. Bet nesulaukiu iš sponsorių, pavyzdžiui, spaudimo, kad, davai naujesnę mašiną? Kol kas ne. Jeigu bus galimybė su kokiu gamintoju dirbti, tai be problemų, ruošim kažką. S16, kai išleis pagaliau, ne? Jo, nėra, kad man baisu kažką naujo padaryti. Su to Hyundai Genesis išmokau, kaip elgtis su visai kitokia mašina. Ten buvo viskas atbulai kitaip ir išsisprendėm. Tai, man atrodo, nebūtų taip sunku ir būtų įdomu, bet jeigu man kainuoja daugiau ruoštis kažkokią įdomią mašiną, negu ką aš dabar turiu, tai neapsimoka. Rėmėjai nesiskundžia, viskas ok. Ar girdėjote žmonės? Visi jūs norit man tų tačkių, visi norit. Ir paskui, kodėl visi su BMW važiuoja? Nes BMW važiuoja. Amerikoje tas pats. S6 yra tas dalykas, kuris važiuoja. Ir niekas nesuka galvos papildomai dėl to. Šiaip Lietuvoje yra ta praktika, kad žmonės kokius 4 metus atvažinėjo su vienu chassis, jie puikiai supranta, puikiai išmoksta, tada perina į new chassis ir tada susigadina visą savo faną, nes jie nieko nesupranta, mašina nesivaldo, jokio kaifo negauna. Ja, ypač kai keičiasi važiuoklė, ten, iš vienos traukės į 17 traukių galą. Įdomu, aš suprantu. Ir atsibosta gal tą pačią mašiną žiūrėti, norisi kažką naujo, nes įdomu gaminti ir konstruoti tą mašiną, taip pat kaip įdomu važiuoti. Man vairuoti daugiau biškai įdomu negu konstruoti, tai dėl to turbūt ir su tokia pačia ir lieku. Aš įsivaizduoju, kad tu darbę atsigamini dalykų. Jo. Ok, o kaip nutiko Fuel Suspension? Aš kaip supratau, tu iš pradžių servisinai, paskui atsibodo, kad visi šūdą gamina ir nusprendė, kad reikia savo padaryti. Su tėvu pradėjau dirbti kartu, jisai ten turėjo darbą kasdieninį, aš dar viduriniai mokyklai buvau ir pradėjau amortizatorius remontuoti, motokroso savo broliui, draugam ir pradėjo visi klausinėti, man pareguliuok, man paremontuok ir atsirado daug draugų. Atsirado daug, tėvas variklius gerai paruošdavo, tai arba variklį, arba amortizatorius reikia motokrose visada taisyti. Ir per kažkiek mėnesių, metų visas garažas buvo pilnas klientų motociklų, nebuvo vietos ir tėvas sako, metu darbą, išsinuomojam patalpas ir pradedam shop. Tai čia yra family business iš esmės, ne? Tai prasidėjo, aš po to išsikrausčiau, nes į universitetą pradėjau lankyti. Man nelabai buvo įdomu užsiimti ten padangos pardavimo su lenktyniniais varikliais, derinti su, klientais, amortizatoriai, tik tais man domino, tai aš atsiskyriau nuo to verslo, tėvui palikau viską kitą. Ir kol universitete buvau, grinai užsiėmiau amortizatorių tvarkymu. Po to, kaip su automobiliais pradėjau dirbti, tai pradėjau remontuoti automobilių amortizatorius ir po to buvo laikas, kad
Nu, gerai ėjosi remontas amortizatorių, bet mačiau galimybę yra uždirbti dar daugiau, jeigu savo amortizatorius randi gamintojai ir jam nurodai, kaip reikia juos padaryti. Mačiau, kad yra labai brangių, kur ne taip gerai veikia, labai pigių, kur visai neveikia. Ir mačiau, kad yra vieta, kur žmonėm reikia, ypač driftui amortizatorių, kur gerai veikia ir ne per daug kainuoja. Tai jo, radau gamintojų savo nišą tokią, ne? Ir pradėjau savo firmos gaminti amortizatorius ir po kiek metų, kuo mažiau pradėjom remontuoti konkurentų amortizatorius, nes nebuvo laiko, gali arba užsimti konkurento tobulinti amortizatorių, gerinti, reguliuoti ten, arba gali daugiau užsimti savo produktų. Ir dabar Field Suspension tik užsiema mūsų amortizatoriais, kur mes gaminam, tik remontuojam savo amortizatorius, pardavinėjam po visą Ameriką, yra didžiulis tinklas. Europoje Wisefab yra mūsų atstovai, per juos Europoje belekas gali pirkti Field Suspension irgi amortizatorius. Tai Kiek metų jau yra firmai? Kiek metų tai daro? 2007 metais, kol universitete buvo, atsimenu, pradėjau, taip oficialiai, dokumentus, viską išpildyti, kad čia yra Field Suspension tokia įmonė. Tai jau 16 metų, ne? Tai jau sočiai. Ir taip 7-10 pradėjai važiuoti. Tai vienas augo šalia kito? Taip. Ir žiauriai driftas padėjo tam verslui, nes daug pažinčių atsiranda, kaip keliauji visur, su sportu, daug žmonių yra, iš viso su Wisefab prasidėjo, tu man padėjai su Wisefab, iš tikrųjų turbūt nežinai. Kačerginėj, kai buvo Ardo savininkas, vienas iš 2 savininkų atvažiavo. Jis ten padėjo į tą Lexusą, sudėjo Wisefab, naktį prieš, man atrodo, sureguliavo. Atsimenu, sėdėjom naktį, pastimo gadažė. Ir aš buvau užsispyręs, man atrodo, manęs Mantas paklausė, kiek to caster, sakau, tiek nors 6, nes reikia daug, nes taip pripratęs važiuoti, su Wisefab pasirodo labai mažai reikia, nes kitaip nesivažiuoja mašina. Per treniruotę pabandžiau, sakau, man žiauriai nepatinka Wisefab, gali uždėti, kas buvo anksčiau. Mes dėjom jo atgal loką, atsimenu šitą. Ir tada viskas puikiai važiavosi. Tai nes tu važiavai, ten buvo bairis, kad ant šono Wisefabas užrašyta, o važiavo su Kuzmalskio rankom su vidintu lokom. Ir visi cylėjom apie tai. Ir buvo rėmėjas mano Nexen padangos irgi, atsimenu, toj trasoj tos padangos plyšo gabalais, tai važiavom su beleko, bet buvo... Achilles, man atrodo, važiavom. Ne. Nes tuo metu Achillesai buvo madoj, tai... Madoj, bet man atrodo... ne su to važiavom, nes nebuvo greičiausios padangos, atsimenu. Ir visi laimėjai. Bet, vienu žodžiu, atėjo tas po varžybų Ardo, mėlynai apsirengęs, ir aš taip, nes jisai puikiai matė, kad mes mėlynas jo dalis imam, ir jisai vakare stengiasi, reguliavo, padėjo. Jis sėdėjo, mes pirmos nakties gal sėdėjom su. Taip galvoju, sako, nepatiko, sako, nepatiko, bet, sakau, gal netaip sureguliavom, nes, čia visai aiškiai produktas geras. Ten buvo S14 lokas įdėtas. Ten nebuvo, jie negamino dar solidžiai loko, ten buvo pritempimas. Bet aš jam dėl to nesivaldė. Tiesiai šviesiai pasakiau, kad, nepatiko, bet matau, kad kokybiškas produktas, matau, kad brandas jų kyla, tai, čia gal tik nepasisekė. Bet jis taip sako, angliškai sako, so you wanna do business? Aš galvoju, kad jisai sakys iš viso kažką, ne į tą temą. Tai susipažinau su jais, mes Amerikoje pradėjom jų produktą pardavinėti, 6 metus mes buvom, jų ne tik dealeris, bet kaip lietuviškai distributorius. Tai per mus visi turėjo pirkti ir gan... Good business. Labai, Dabar pagaliau prieš metus jie savo ofisą atsidarė Amerikoje. Bet mes išauginom tą brandą ten, tai tikrai. Ir daug per driftą tokių pažinčių atsirado ir, tam verslui, mano Field Suspension verslui labai yra, labai padeda. Kiek žmonių employini?
Atrodo, 5 keičiasi, nes darbinti žmonės yra sunku. Tai... Taip. I know. Jo. Čia... 5 ir aš su žmona prisidedu irgi daug. Bet jūs iš esmės kuriat daiktą, tai nėra, kad ten patys valštukus sukioja. Bandau neužsikrauti su ta CNC, žinai, mašinom ir gamybom, bet kaip reikia sukurti produktą, turim staklės, turim, žinai, virinimo mašinas, visus įrankius, kur reikia sukonstruoti amortizatorių turim, bet pabandom veikia ir, žinai, nupaišom brėžinius, siunčiam pas gamintojus, kad ištekintų tą dalį, tie suvirintų tą dalį ir kuo mažiau bandom patys gaminti, tik tais sudedam. Jeigu mūsų partneriai negali sudėti kai ko, nepasitinkim, patikrinam kokybę ir klientui siunčiam. Okay. O kaip bendrai požiūris į amortizatorių pasikeitė? Kaip anksčiau jos tikrindavot ir kaip dabar realizuojate tas visus testus ir kuom remiatės dabar? Ar tai kažkokia medžiaga tyrimais? Ar... Ne, viskas panašiai vyksta kaip ir anksčiau, tik kaip daugiau patirties turi, gali greičiau išvystyti tą visą produktą. Pavyzdžiui, tą naują Toyota Corolla GR paskutinis modelis, kur pagaminam amortizatorius, tai atvežė kažkas mašiną, mes jam sakėm, duosim ten didžiulę nuolaidą, jeigu leisi mums 2 savaitėm paturėti tavo naują mašiną. Tai jo, žiūrėjom, kokie panašus amortizatoriai, kur jau mes turim, modifikavom juos, kad jie tiktų mašinai. Prie mūsų tos parduotuvės yra vietų, kur gali pasivažinėti, patikrinti, kaip veikia, viskas ok. Ir... Ta prasme, aplink tavo garažą irgi visos gatvės nušėmtos. Sutapimai. Pas mus yra šiaip kelių po kalnus, ten labai fainai gali išbandyti gerai mašiną ir, Who needs test tracks? Tai taip ir vyksta, išbandom, padarom, kad ir pirma versija gal ne taip gražiai atrodo, bet tada inžinierius padeda nupaišyti viskas kaip turi būti, kad atstumai atitiktų. Turim tą shock dyno, čia lietuviškai standą vadina, ar kaip, tai galim originalinius amortizatorius nuimti, pabandyti juos, nors tada pradžia yra, žinom, kaip turi nors veikti. Kaip gamintojas buvo sugalvojęs. Etapas. Nes gamintojai neblogai sugalvoja, tik mums visada norisi, kad būtų biški kietumas didesnis, žinai, valdytųsi geriau. More edge. O kiek skirtingų mašinų turit? Šiaip, bandau suvokti įmonės dydį, žinai, ir tik driftą užsiemat ar ir ralių amortikus dar? Ralių užsiimdavom, bet metėm, nes labai buvo sunku aptarnauti visus, nes laužydavo klientai žiauriai ir pastebėjau, kad ir uždirbam pinigų, bet man nepatiko, kad su mano brandu pradėjo gedimai atsirasti, nes ralyje laužo žiauriai, tai nutraukiau, nenorėjau iš viso girdėti. Asociacija, ne? Jo, man pačiam nejauku, jeigu tik tais kažkas galvoja, kad tu ne taip kokybiškai padarai, tai, žinai, čia yra žiauriausias dalykas. Tai jo, nutraukiam ralį ir viskas žymiai geriau, lengviau. Žiedui darom, mes turim, kaip vadinasi, road race spec. Ir šiaip daugiausia parduodam gatvinę mašinom, kur sportiškai žmonės mėgsta važiuoti. Pas mus nėra tokio technikinio apžiūrėjimo, kur tikrina, kokius amortizatorius susidėjai. Nėra tuvo. O, gėda. Jo, nėra. Tai ir tame problema Europai, mes dėl to parduodam tik tais driftui, tik sportui amortizatorius, nes kiek reikia suprantu. Reikia testavimo. Jo, ir mums kažkaip kol kas nėra noro. Amerika yra milžiniška rinka iš savęs, tai kaip ir nelabai turbūt trūkstat. No. Ok, papasakok apie savo Formula Drift karjerą. Prasme, pradėjot... 11. Jo, tai kas, busikas, troliukas, žmona, draugelis ir dabar turanini 3 mašinų komanda, kur... velnes, tik mes dviese dabar į top 3 patekom. Tai kaip visas tas dalykas užaugo? Jo, pradžia buvo įdomi, bet žiūrint atgal buvo žiauriai nepatogi, nes, žinai, viešbutyje kartais 5 mes vienam, žinai, nes, kuo pigiau bandėm įsisukti, kad galėčiau į kiekvieną etapą važiuoti. Bet visada buvo tokia didelė? Buvo 7 etapai.
Nes aš... Dabar 8, tai beveik tas pats, jo. Bet važiuodavo per abi dvi pakrantės, ne? Taip. Nes aš buvau susimetęs į Google Maps nuo tavo namų iki Long Beach'o ir tada per visas trasas, kurios yra šiemet, tai grįžtant į Irvindale gaunasi 8,5 tūkstančių mylių. Tai yra daug. Mes per sezoną nuskaitau 12 000 mylių pravažiuojam su tuo troku, kur tempiam viską, nes dar yra visokių kitų reikalų, kur reikia. Tarpinių stotelių. Jo. That's a lot. Labai daug. Jo, tai daug išlaidų, daug laiko, bet nuo pat pradžios nepraleidau nei vieno etapo. Tai, žinai, viską. Iki dabar? Iki dabar. Seriously, tu esi važiavęs viską nuo 11 metų. Jo. That's crazy. čia Kaip yra... Olgas galiu pasakyti, geras klientas. Geras klientas. Jo. Tai kiek laiko važiavai tam, ar tai iš karto buvo approachas kaip profesionali komanda, ar buvo, žinai, draugų hebra, kuri važiuoja? Draugų hebra, bet atrodėm, man atrodo, tvarkingai ir rimtai, nes vienas iš geriausių draugų turėjo kompaniją, vadinasi 702 Graphics, jis apklijuodavo lenktyninės mašinas, taip toliau, tai atrodėm profesionaliai, nes jis to užsiema, žinai, man labai padėjo ten ir turėjau veną, kuri apklijavo irgi, kad atrodytų kaip mašina, tai viskas atrodė normaliai. Įrankių žiauriai daug buvo, dalių irgi nedaug, bet viskas pasisekė. Šiaip normaliai paruošiau mašiną, išbandžiau daug, tai mažai buvo gedimų. Labai mažai, tai labai pasisekė to, nes ant to aš labai atidžiai ruošiau mašiną, kad galėčiau su ją važiuoti be jokių galvų skausmų. Galėjau padaryti, kad būtų greitesnė, galingesnė, bet man įdomiau buvo važiuoti ir netaisyti jos. Tai mažiau jėgos buvo, bet man atrodo atsipirko toks mąstymas. Ir kaip sekėsi 11 metais? Kaip pirmą sezoną pabaigai? Buvau, kaip vadinasi, Rookie of the Year. Metų nuojokas. Jo, ir 16 vietoje, man atrodo, užbaigiau. O daug žmonių tuo metu važiuodavo FD? Jo, daugiau negu dabar, daugiau prisileisdavo, man atrodo, buvo momentas, nežinau, ar 11 ar 12 kažkaip, bet nuo pradžių būdavo 50-60 beveik dalyvių, tai qualifying pravažiuoti jau buvo geras jausmas, jeigu tu naujas vairuotojas ir gali kvalifikuoti, tai buvo, žinai, geras jausmas. Ok, ir kaip tada tas auga? Ties kuriuo momentu apsižvalgiai ir žiūri, kad tu esi normalus racing teamas? Man atrodo, antri metai, 2012 metais buvo pirmais metais buvo toks rėmėjas iš Azijos ir ten jam pardavėm visos mašinos šoną, bet ten mažai labai pinigų iš to buvo. Bet po to per tą žmogų kažkaip dar kitą kompaniją susipažinau. Ir jie jau 12 metais daug daugiau padėjo. Tai čia buvo, man atrodo, M7 Japan, toks didžiulis užrašas, turėjo, biški daugiau padėjo ir Nexen padangų kompanija irgi ne tik padangas pasiūlė, bet pasiūlė ir pinigų. Tai čia buvo, žinai, toks... Skamba kaip kažkaip too easy ten pas jūs gautų rėmėjų. Ne, čia taip pasisekė žiauriai. Nes jeigu nebūtų tie du dalykai susidėję, kad būtų kompanija, kur norėjo reklamuotis per mano mašiną, nauja kompanija iš Malazijos atvažiavo. Ir tik tais buvo toj vietoj, kada reikėjo būti, susipažinau su žmonėm, kurie to norėjo, ko aš siūliau ir sutapo, labai pasisekė. Kaip galvoju, čia būtent pasisekė, ar čia tavo požiūrio rezultatas, kaip tu į viską žiūrėjai, kaip minėjai, automobilį pasiruošė, išvaizdą ir tie gal susidėjo, kad viskas... Susidėjo, žinoma, nes buvo daug, tuo pačiu laiku, kaip aš pradėjau, buvo daug irgi varžovų, kur, žinai, atvažiavo, ten gal dar įdomiau pasiruošė mašiną, bet nepravažiuodavo, birėdavo, niekas nenori investuoti į tokią komandą, nes... nežinai, ir pravažiuos iš viso. To finish, first you have to finish. Ja. Tai nuo 12 metų jūs pradėjote užsimti jau stabiliai, ne? Bet vis vien, kai būdavo fone dirbo, tai buvo jūsų normalus darbas ir tada
vasarą sumažėdavo stipriai miego ir paslydavo daug važiavimų. Jo, bet, žinai, viskas veikia, tik pasisekė, viskas laiku suveikia. Ir amortizatorių tada tas biznis irgi pradėjo kilti, nes pradėjau reklamuoti savo brandą daugiau irgi. Ir taip kilo rimčiau užsiėmiau ir daugiau laiko į tą skyriau ir atsirado daugiau rėmėjų ir O kaip neperdėgiai, kai viskas pradėjo augti, nes skamba kaip realiai svajonių, realiai svajonė išsipildo ir tas auga. Perdėgti reikia 13 metų kokių. Tak. Ja. Tai va, ko tu taip klausinėjai apie tai, kaip čia gyvenimas Lietuvoje. Ne, tai jeigu į priekį judi, jeigu kažką naujo darai, rezultatai gerėja, tai ir neperdegi. Man atrodo, kaip, žinai, pradeda viskas taip pat nesikeisti metai po metų, tada sprendimai tokie vyksta. O nėra tas snowball efekto, kad stengiasi dadėti procentus, kad viskas augtų ir tada jau jauti, kad tiesiog savo laiko neskiria kažkaip panašiai. Žinai, žmona man labai daug padeda viską taip sureguliuoti. Balansas, ne? Ja, tai nėra. Už čiuplynos pristabdo, nusiristum per toli, ne? Padeda, šiaip šeima daug padeda, labai daug prisideda. Žinai, dabar 2 vaikai pas mane, tai net tame buvo didelė, ne problema, bet sunkumas, kaip keliauti, kaip važinėti, reikia auginti vaikus, tai tėvai prižiūri vaikus, žmona žiauriai užsiema su mano verslais, mano sportu ir dėl to išsisuku dar kol kas. Kažkas yra žiauriai skolingas, man atrodo, visai aplinkai. Taip. Skamba kaip aplinkui, tai yra geras support teamas ir tas yra main thing visą laiką. Jo, tas, to reikia visiems, nes vienas negali visko padaryti, tai tikrai. Okay. Kada atsirado rezultatas FD? Sakyčiau, pirmais metais 16 vietoj naujam yra jau neblogas rezultatas, tai dėl to ir pasisekė, man atrodo, 12 metais taip toliau, bet man atrodo 13 gal buvo ar 14 važiavau ir tikrai gerai sekėsi, 10-ukė papuoliau ir buvo tokių momentų, kur galėjau geriau pravažiuoti, bet mūsų padangų rėmėjas tais laikais neturėjo kokybiškas padangas. Ir toks buvo jausmas, aš galiu geriau važiuoti ir neblogi rezultatai, bet buvo vienam etapė į top 4 važiavau ir gerai sekėsi, bet luposi padangą. Tai tipo neišėjo pravažiuoti. Tai važiavam dėl 3 vietos, vėl luposi padangą. Tai žinai toks... Frustrating. Jo. Tai po to skambino atstovas iš Niro padangų, kuri rimta padangų, žinai, kompanija sako, nori su mūsų padangom važiuoti. Tai mažiau pinigų iš tikrųjų pasiūlė negu Nexen, tais laikais man siūlė, bet žinojau, kad jeigu nori rezultatai, kad toliau eitų, reikia šokti ant geresnės kokybės, žinai, padangos. Tai po to sezono važiavau su Niro padangom, jie ką tik sukūrė naują padangą, kuri buvo tikrai greita, per treniruotės net negavau tos naujos padangos, biški buvo taip, net tiek geresnė, bet kaip naują man davė, pirmam etapė davė, kaip į 16-uką išėjau, tada jau davė naują padangą ir net burnout box išvažiavau ir per radiją atsimenu, sakiau, Amy, mano spoteris ir žmona, sakau, viskas bus gerai, žinai, padanga yra, to mums reikia. Ir man atrodo, tais metais buvo pirmas podium ir rezultatai tada pradėjo gerėti. Ir tai padanga ar važiuoklė? Padanga padėjo, bet su prastesnėm padangom tiek metų važinėjau, tiek išdirbau važiuoklę, kad viskas veiktų, tai tada tik tais tą davė tą paskutinę dalį ir viskas pradėjo, žinai, į priekį vėl judėti. Koks yra to didžiausias pasiekimas FD? 3 metus 3 vietoje čempionatą užbaigiau. 10
etapo esu laimėjęs. Tai tas, 10 numeris daug gan reiškia man, nes... Prieš tą atvažiuojant, aš atsiliuoju FD svetainę ir buvo kaip tik išklitas straipsnis, kad jūs galbūt to nežinote, bet Aurimas Odibakšis yra vienas tituluočiausių sportininkų FD, nes čempiono titulo, visi yra girdėję Forsbergą, taip toliau, dar kažką, nes yra buvęs čempas, nors realybėj podiumų kiekiu tu, trečias esi. Overall per visą istoriją. Su Forsberg vienoj vietoje dabar stovi, man atrodo. Tai reikia dar vieną laimėti. Kaip FD augo? Kaip jautėsi? Ta prasme, atvažiuoja kiekvienais metais ir jauti, kad kiek tu per vasarą patobulėjai, tiek visi pat, ar bangavo? Vairavimas, kiek... Viskas, ne tik vairavimas, nes realybėj tai turbūt nuo venų visi užaugo tik į fūrų ir taip toliau. Jeigu dabar reikėtų man pradėti važiuoti Formula Drift, tai labai būtų sunku, nes tais laikais buvo, galėjai su mažesniu troku venų, ten mažiau jėgos mašinai, visko, dabar viskas antiek ištobulėjo, antiek brangu į tą sportą įlysti, tai iš dalies gerai, nes sportas auga, reiškiasi, bet sunkiau pradėti nuo nieko. Išaugo žiauriai daug per tos 13 metų, tai yra žiūrovų daugiau, konkurentų iš visur daugiau, visi važiuoja žiauriai gerai ir kaip jau atrodo gerai prasivažiavau, atvažiuoja koks James Dean arba Frederick Osbo ir vėl reikia stengti žiauriai daug, parodo kažkokį naują stilių, naują greitį, kažkas, buvo kaip atsimenu, 12 metais tai buvo Daigo Saito atvažiavo ir prasidėjo 1000 arklių jėgų reikia turėti. Aš atsimenu dabar, kur antra mašina, antra galingiausia mašina buvo 600 metrų arklių, o Daigo atvažiavo štuką 2. Ir su to kosminiu spoileriu, ta prasme, aš turėjau labai daug atkalbinėjimo nenusipirkti to šasio, nes man tas spoileris taip žiauriai gerai atrodė toks. Aš aišku, jau buvau pripratęs prie kabliko problemų, bet... Šiaip Asbo minėjo, kad jis keliauja į Japoniją, kad praplėstyti savo akiratį ir bendrai savo skillą auginti. Tai ką tu, pavyzdžiui, darai, kad pasivyti tuos žmonės? Ar analizuoji savo važiavimus, ar analizuoji jų stilių ir tada su savo važiavimus kažkaip sulipdai? Pats bandau važiuoti į Matsuri, nes atrodo, čia tik... yra įdomu, bet nieko neišmoksti. Ne, išmoksti daug. Reikia kuo daugiau važinėti su įvairiom mašinom, įvairiais, Bet šis, kurie man laidų tau į duris. Tai reikia stengtis ir reikia važiuoti, kuo daugiau, tuo geriau. Ir ne su ta pačia mašina, toj pačioj trasoj. Tas nepadeda. Reikia, plėstis. Tai bandau ir dabar važiuoja mano komandoje Simon Olsen, Norvegas, jaunas kitas bičas Ben Hobson ir iš tų gaunu kažkiek irgi matau, kaip jie elgesi su mano mašinom. Jos visos sureguliuotos gan panašiai, bet visi skirtingai važiuoja ir, pavyzdžiui, Ben Hobson Utah trasoje, jisai į pirmą posūkį įsimeta taip agresyviai ir man taip patinka matyti, tai aš irgi taip pradėjau važiuoti ir, tas man domina, dabar tokia nauja energija atsirado, kad, gali kitaip biškai važiuoti pro tą posūkį su tą pačią mašiną ir išmoksti ir kartais bandai ir pamatai, kad tas ne taip gerai veikia, bet, vis tiek patirties daugiau. Nereik vienam testuoti visų badių, net jis jau dabar testuoti. Koks buvo jausmas? Taip, Jutoj ir buvo tas momentas, kai pralošiai savo mašinai. Buvo. Ir su Simon yra taip, kad jisai patirties mažiau turi, bet jis antiek gali informaciją paimti ir kažkaip suvalgyti tą informaciją ir jam važiuojasi žiauriai gerai. Jis kaip robotas. Tai labai greit adaptuojas prie trasos, ne? Ir prie mašinas, taip. Tai iš tikrųjų jisai žiauriai geras vairuotojas, jam
aiškiai nesisekė su jo tą Supra A90 važiuoti ir neturėjo daug pagalbos. Žinai, buvo sunku iš Norvegijos Amerikoje turėti savo komandą. Čia yra nelengva. Tai jo, dabar su jo kapotis yra žiauriai sunku visiems. Trečioje vietoje aplamai stovi. Tai čia... Ir man atrodo, turi šansų išlošti. Taip, ja. Palaim, jums liko vienas etapas, ne? Ja. Okay. Kaip atrodo jūsų komandos gyvenimas prieš Long Beach'ą? Kiek laiko prieš jūs pradedat suktis ir kaip atrodo gyvenimas iki Irvindale'o? Žinok, šį sezoną buvo žiauru. Nuo January sausis. Yeah. Nuo sausio 1 dienos turėjom kontraktą su Simon Olsen, kad važiuos su nauja mašina, kurios dar net neturėjom. Buvo tik tais, žinai, kaip kėbulas su lanku. Tai dirbom ištisai iki Long Beach. Ten labai numečiau 15 pounds svarą. Svarą. Numečiau 15 svarų per tą nuo sausio iki Long Beach, nes antiek dirbau, antiek buvo streso ir taip toliau. Long Beach'as yra kovo mėnesį. April. Ne, balandį. No. Bet taigi, come on, 14 su LS-u, kur ten tiek dirbti? Ja. Viską mintinai tai Ja, tai, žinai, nenorim paruošti mašiną grinai varžybom. Reikia paruošti mėnesį prieš, pradėti testus važiuoti, nes varikliais subyra, važiuoklės būna visokių nesąmonių, būna visada įvyksta tų tokių dalykų. Ne gal įvyks, bet tikrai įvyks. Tai duok savo laiko išbandyti ir juos išspręsti. Tai jo, buvo vieną pasamdėm darbininką, kur dabar dirbo komandai, atskrenda į varžybas. Bet jis grinai pas mus apsistojo 2 mėnesius, kad galėtų padėti mums ruošti mašiną. Amy gavo 3 vaiką, ne? Jo, panašiai. Ir turėjau darbuotoją dar plus prie jo, kur ištisai dirba pas mane. Tai dar samdėm 3 irgi, tai aš ir dar 3 žmonės taip rotacijai dirbom. Buvo vienas momentas, atsimenu, reikėjo išbandyti mano mašiną ir Simon mašiną. Dar net Simon nebuvo atskridęs bandyti, bet aš išbandžiau, kad, žinai, problemus nebūtų. Kad nebūtų kaip su kompaktu. Dieną prieš Matsurim. Tai dieną visą dirbom visi. Ėjau miegot. Vienas darbuotojas dirbo iki 4 valandų ryto. Aš atsibundu 5, prasilenkiu su jo, jis eina miegot, o aš kraunu mašinas, važiuoju test. Varot jau 2 pamainom. Ja. Tai tokių momentų buvo ir, žinai, grįžti su problemom, iškrauni, toliau dirbi. Okay. Ir kaip Long Beach'as? Buvo daug man streso, nes nauja, kaip vadinasi, fūra pirkau. Rigas. Jo, tai ten, žinai, išdėstymas, viskas nėra išplanuota, taip, užtrunka laiko, tai visi mechanikai 5 lakso, kaip, žinai, vištos su galva nupjauta, bando viską sustatyti, žinai, dar reikia naujos visai dalis papildomos, reikia surinkti, sureguliuoti, kad jeigu reikės dėti ant mašinas, kad jau būtų paruošta. Tai ir po to reikia galvoti apie patį važiavimą, vairavimą, žinai. Tai normaliai buvo, viskas ėjosi ok, naują padangą įsileido Formula Drift, vienas varžovas turėjo važiuoti Top 32 su juo ir nesupratau, kad ta nauja padanga tokia greita, biški nespaudžiau užnekamai, tai iškritau Top 32. Wow, ką čia įsileido dabar? Padangos brandą nauja. Kokia? Kaip ne Valino, o kažkodėl stringa visada pavadinimas iš V raidės. Nesmė, bet... Ne. Žodžiu, greita padanga, minkšta guma ir niekas nebuvom mes pasiruošę, kad jinai antiek bus gera, žinai, tai jo, reikėjo daugiau pasistengti, bet nenorėjau per daug, žinai, stengtis ir klaidą kokią durną padaryti. O pagal ką, nuskaitai, kaip reikia tau stengtis pagal oponentą, ar konkrečiai, kaip? Jo, geras klausimas, tai mano patėvis man padeda labai mūsų komandoje, jisai stebia visus varžovus. Ir jeigu reikia, skaičiuoja, žinai, koks jo, kiek laiko jam užtrunka
nuo vieno posūkio iki kito, nuo trečiojo iki ketvirto, taip toliau. Ir Tempą skaičiuojam. Taip, bandom turėti žinias apie, žinai, O gerus savo varžovus. automobilėje gal jau GPS tos kažkokius naudojat, kad tikrint sektorių greičius ir taip toliau? Turime galimybę, bet tas nieko per daug nereiškia, reikia lyginti su kitais, kaip važiuoja, nes trasoj, žinai, tu gali savo, jeigu keitimus darai, norisi žinoti, ar greitėjo, ar lėtėjo, bet aš jau sugebu tą pajausti normaliai, bet kartais jaučiasi žiauriai, nekimba lėta mašina, bet tada vakare pasižiūri, paklausi, kaip važiavo, kokiu greičiu Asbo, arba ten, žinai, Matt Field ar ką, ir žiūri, visiems kažkodėl nėra greičio. Bendrinė problema. Ja, tai, žinai, reikia lyginti visada su kitais. Ok, tai išgyvenat Long Beach'ą ir tada pasileidžia karavanas per Ameriką ir daro tokį ratą. Su pakringeliavimu. Kiek laiko nebūnat namie? Aš iš tikrųjų šį sezoną, tai jo po Long Beach grįžo fūrą į shop, užbaigėm, įkrovėm, dar net neįkrovėm. Ben Hobson atskrido, išbandė mano trečią mašiną, kur Pro-Spec važiuoja. Pro-Spec'as semi-pro. Tai įkišom tą trečią mašiną į fūrą, važiavom į kitą pusę Amerikos ir ten aš mėnesį praleidau, nes nuo antro etapo iki trečio yra ten 2 savaitės, tai nutariau neskraidyti atgal pirmin su šeima, ten biškai pailsėjau, nes reikėjo pailsėti po viso to momento nuo sausio iki kaip April, iki balandžio buvo žiaurus darbas, tai ten, žinai, pabuvom. Ir po to skraidėm atgal pirmin, palikom fūrą, nes buvo 4 etapas ir 5 irgi tam krašte, tai važinėti atgal pirmin neapsimoka, nes kartais nespėjai. Bet realybėj visas tas laikas nuo Long Beach'o iki Irvindale yra bigalka, bėgat. Yra daug reikia keliauti, tai bet sugebėjai, žinai, reikia... Aš beveik pradedu kaltas jaustis, kad tave čia prisikvečiau į tą Matsurinį, ten panašu, kad namuose dega, žinai, viskas, taip toliau, jisai čia atostagauja, žinai, atvalės, pailsėt nuo visų. Bet tai ne atostogos, jeigu tu trasoj. Ypač Matsurinį. Tai tu jau 13 metų taip pat suki ratą aplink Ameriką ir... Jau čia visko yra buvę. Aš atsimenu Blušo išvažiavimą pirmąją Ameriką, kur, kokia nuostabi idėja, sprogo padanga, mes vidury niekur, neturim kam paskambinti. Jej, FD. Visokių įvykių vyksta, taip, reikia planuoti viskam. Bet, cirkas stiprus, ne, ir komandų kiekis, kuris taip juda kartu, bet visiems turėtumėt būti tokia draugiška bendruomenė, visas pedokas ar konkurentai vis tik? Draugiški konkurentai. Tai trasoj mušatės, jeigu 10 laktelį pamesi, gali nueiti kažkur pitose paprašyti duos? Duos, bet 10 niekas neturi, visi pamesi. Viskas veikia normaliai. Aišku, yra tokių momentų, kur ten sudaužiai mašiną ir vos spėjai sutvarkyti ir atvažiavai 16-ukas spėjęs, ten kreiva mašina, ten nėra kokios lempos buferio ir kažkokia komanda sako Formula Drift, jisai neturi lempos, jam negali leisti važiuoti. Tokių būna įvykių, kurie labai žiūri taškus ir jam ten pasimaišo, kad tu gerai pravažiuoji. Čia man atrodo buvo labai geras pavyzdys su Danofa. Taip. Tai tokių progos socialinė medija. Kur labai greit buvo paaiškinta, kodėl tas kapotas nieko nelemia. Bet čia gal su naujokais daugiau ta bėda. Kad tipo, neina čia kaip Matsurinė, pasivyja, tai tiesiai važiuoja, žinai. Buvo įvykių, kur ir nesu naujokais, tik niekas nežino, niekas negirdi, nes ten taip net pasako kažkas, tipo, net ne iš komandos, taip, žinai, pasiunčia kažką, pranešk, kad čia yra tokia problema. Vaikšto dėdė su ilgais paltais ir šneka nesąmonės. Ne dažnai, bet būna ir tada prisimeni, kad visi labai kartais stengiasi.
Jūs esate turbūt dabar most competitive lyga, neoficialus pasaulio čempionatas, tai kažko kito tikėtis turbūt ir nereikėtų. O šiaip važiuojant su oponentais, ar yra labai daug žmonių, kurie ne tai, kad nepatogus, bet daro tam tikrus dalykus, kurie pakiša koją ar dar kažkaip... Kartais momente pasijauti, kad man specialiai prisistabdė ar kažką tokio padarė, bet reikia nelipti iš mašinos piktam, biškit nusiraminti ir kartais, žinai, pagalvoju ir nesijaučiu, kad specialiai daro, žinai, nes tai pradedi galvoti, tai... Aš neįsivaizduoju, blogas pasaulis pasidarė. Toks good guy atrodai visada, tai įsivaizduočiau tavęs piktą, ne? Bet čia labai teisingai, nes nuo mūsų požiūrio ir pasaulis ir priklauso. Jeigu galvosi, kad visi tau kišakoja, tai tau visi ir kiškoja. Jo, ir tada būsi labai nusivylęs žmogus. Okay. Įsivaizduoji savo gyvenimą ateityje nevažiuojant to cirko? Jo, bet neįsivaizduoju nebūti prisirišęs prie to sporto, nes tiek metų atidėjau ir daug patirties yra, daug galiu padėti kitiem varžovam, organizatoriam, tai komandom, tai norisi neišmesti to, norisi toliau, žinai. Tai būsi tas dėdukas, kur galutiniam variantį, žinai, kad... Laikyk dugną. Ne, kur su barzda stovi, žinai, ir vėliavą laiko Long Beach'e. Kokie 70-ais 2000. Tai yra vienas Bill Baldwin, vadina į Santa Claus, nes kaip Senis Šaltis atrodo. Su balta barzda. Ok, tai planas į ateitį yra toliau lėkti? Toliau važiuoti. Jo, jeigu nustosiu, žinai, tobulintis kaip vairuotojas, nieko nebeišmoksiu arba atsibos, tai toliau leisiu kitiem važiuoti su savo mašinom ir, žinai. O ant kiek FD apriboja tavo pasirinkimus, nes aš spėjau, pavyzdžiui, pagalvoti apie Europą jau neišeina, kai pas tave visas sezonas suplanuotas ir kaip minėjai dirbi, nesustoja ir nėra daug laiko, tai FD apriboja iš tikrųjų pasirinkimus, kur gali važiuoti. Kaip supras, o į kitus etapus, į kitas? Ten, nežinau, Europoje apsilankyti kažkuriam etapės, tas logistika, laikas. Vasarą daug nepakeliauji kitur. Ne, jo, neišeina, jeigu nori rimtai užsimti, tai, žinai, negali grįžti atgal iš Europos 2 dienas prieš varžybas, nes, neišeina energijos tiek turėti, kad rimtai galėtum kažką pasiekti. Tai jo, turi atsargiai rinktis, kur važiuosi ir kada važiuosi ir taip toliau. Ok. Tai kaip tavo Matsuris? Matsuris pavargęs biškį, bet žiauriai fainai buvo. Jo. Ką sulaužėt gerą? Viskas sulaužėt. Linas neleido laužyti, sako, daug reikia drift taxi pravažiuoti, sako, jau traukiu, mažiau laužyk. Ne, aš labai gerai atsimenu, mes pirmą su Dwayne McKevitis pasakė, kad jis atvažiavo, pasižiūrėjo, sako, jūs visi žiauriai gerai lekėt. Sako, mes pasidarom, žinai, drift Matsuri, kaip ta tlasa? Drift kažkas? Ne. Jie daro savo drift Matsuri, bet ten atlečia, kad tu to bėga tlasa ir sako, čia visi spinautina, taip toliau. Mondelo Park. Mondelo, jo. Sako, jūs čia žiauriai gerai, visi važiuoja, taip toliau. Ir jis grįžta sekančiam ranesu nuneštų visų priekių. Ir, užstabdė biškį, žinai, taip toliau. Tai aš jau iš Dwayne'o žinojau, kad, kai tu nepažįsti grido, visiškai nepažįsti grido, tai tu primeti, kad visų lygis yra panašus, žinai, o net ir darant atranką į Matsuri, visiems yra baltų varnų truputėlį, arba tiesiog nesiseka tą dieną, arba mašina neveikia dar kažkas. Tai aš jau žinojau, ko tikėtis ir buvo išvažiuoja, 3 lanai traukė. Suvedimą 6 kart per dieną. Buvo tas traukės nestiprios, Linai. Nes ateina tada irgi prie mūsų žmogus sako, girdėjau, kad jūs lentelės turit suvedimą. Aš sakau, kam? Audis. Viskas gerai. Ne, tai, kaip pasakyti, mes kompaktą ruošiam iš pakankamai anksti su mintim, kad tikrai susižiūrim viską, kad viskas būtų gerai, nes kaip Matsuris, taip sankama. Ir niekam nesuprasdavom, kas ten yra blogai. Tai dėl to atvažiavam iš vakaro pasibandyti, nes aš jau blogą nuojautą, kad vėl bus Matsuris ir mašina ant šono. Tai Odis pavažiavo, bet tu važiuoji
taip, bandėjai trasą, bet tu toks, žinai, rankinis, sankaba, rankinis, sankaba. Nežinau, kas po posūkio, kas po kito. O aš daug maž žinojau tą tempą, kokį važiuoja, ir aš nujaučiau, kaip atrodys, kai jisai įsibėgėja, žinai. Tai aš šoviau normalų, ten bekį per kalną, šoviau per sankabą ir sako, tau skelko, žinai, apačiai šovė. Ir aš važiuoju ir, čia reikia, žinai, greičiau biškai, kad netročiau, toks lochas, žinai. Ir aš bandau spilti, ir aš suprantu, kad aš neturiu sankabos. Ir bandau dar kartą spilti, suprantu, kad aš neturiu sankabos. Ir mes grįžtam į pietus ir nėra sankabos. Tai kolektyvas ten pasportavo, labai pasisekė, gavom dalių. Buvo baidis, kur skambino, turit? Jo, turim. Nes cilindriukas pridūrė lapkę. Okay. Nes mes 2 matsurius. Pasvaro, kad tarkavom. Kol jį nutarkavom iki, ta prasme, peilio ir jisai tada išlindo kiaurai. Tai man labai pasisekė, nes mes pataikėm, kur, tipo, turi dalių, ten bičias, tu jam paskaminkis, dabar veža mano dalis į Matsūrę, aš jam paskambink, kur tas Radviliškis, sakau, sekančiam posūkiu, tu sukiai dešinę, į kairius ir ten yra mūsų mašina. Tai mes pakankamai greit gavom tų dalių, paskui radom dar, kad iš diskatoriaus vienas piruoklį iškritus, nežinia kada, o jis yra Centering. Nesentering, gal, įsitempiantis, pats įvadžio pasidaro, tai vidury nakties skambinėjo drifterim prieš Matsūrį, tai aišku, pusė jau girti. Ir tipo, laikys, nelaikys. Sen nelaikys. Ačiū Vasiukai, kad pasakė, kad nelaikys, nes mes jau buvom pradėję rinkti atgal. Tai tada radom, kad Lisovskio dalis tinka su mūsų dalimis. Ir susirinko Solid sankaba be spiruoklių diskatoriai ir su keramikiniu disku. Tai jau grubiau nebus, žinai, ta prasme jau turi laikyti. Ir ten pirmą nakties surinko, tai aš atsimenu, sėdžiu viešbutį, nes Hebra išleidau rinkti ir negaliu atmiegot. Rytoj žinau, kad yra renginys, kur, ta prasme, aš po jo būsiu negyvas, nes vėl bus ten nueita 15 km ir taip toliau. Ir gaunu žinutę, kur yra mašina ant lalo užkelta. Viskas okei. Gerai, einu miegot. 3 ryto aš prabundu ir galvoju, ar aš čia sapnavau, ar čia buvo realiai tokia žinutė, aš pasižiūrėjau lagelį. Jo, viskas gerai, tada atsibudau dar 15 minučių prieš žadintuvą ir jau tada all good, žinai, nes, tą mašiną mes rinkom žinodami, kas jos laukia ir realybėje vienas štokelis mums 3 Matsūrius gadina, nes visą kitą laiko. Visą kitą toliau laiko, kėbulas yra toliau ėdamas, mes specialiai nedėjom bodžio, nes aš žinau, kad bodis luš ir skils rais gabalais. Tai jau geriau tegul būna metlinės dalės, kurios linksta, žinai. Ir aš mačiau, kad tau nelabai patiko ta idėja su taikiniu, bet aš tai žinau, kad kolektyvas taip ir žiūri, žinai. Man visai fainai. Bet kaip nupaišai taikinį, tai pirmą kartą leidausi nuo kalno, pasistačiau ir iš karto smūgis. Ačiū puny. Į kitą šoną persimetu irgi smūgis. Tai... Raudonas pirmukas. Taip. Ja. Ačiū puny. Taip mes svečius sutinkam Lietuvoje, ne? Taip svečius sutinkam. Buvo žiauriai smagu ir jo, iš daug žmonių buvo smūgiai ir... Šiaip visi gerai labai važiuoja, tas nustebęs buvo. Po to taikino aš tik tada atpažinau tą mašiną, nes tų kompaktų sidabrinių gal 2 tikrai buvo. Ir kol taikino nemačiau, aš net nežinau, kurioje mašinė važiuoja. Tai, čia buvo kitas komentaras, kad irgi neaišku, kuris čia tas svečias, tai žinai, dėl to lipdukų daugiau atsirado, bet primečiau taikinys bus tas tikrai, kur niekas neatkarto šitą dizainą. Okay, tai kaip tau patiko kompaktas? Žiauriai patiko. Buvo ten momentų, kur reikėjo vandens dapilti į variklį, ten tokių, žinai... Jo, mum realiai numirė ventiliatoriaus pačiu laiku. Ir tiesiog nušovė šlangą. Ja, bet žiauriai patiko. O kaip pats low poweris, nes spėjau senai nevažiuosiu 2,5, man atrodo, ten variklis. Jo, žinai, užteko, ta trasa tokia, techniška ir negreita, ir sutapo padangų sukibimas su... to variklio... Ne, ten šiaip yra viskas išdirbta, kad tau stovėtų ne ribotkiai, bet prie pat ribotkės ant to bėga. Ir jo, tas pirmas buvo mano klausimas, tu kažką ten parašėjai, čia bus daug pro lygos mašinų, taip toliau, aš tik klausiau, ar tas gearing, jeigu sutampa tai trasai, tai viskas bus ok. Ir jie išdirbęs, jisai sutampa puikiai. Tai... Apsukos yra geriausioje vietoje. Nes 225 uždėdį ir tada jau pasidaro sunku, žinai. Tai ten jinai lyda to greičio, kokio jinai yra, žinai. Tai žodžiu, ant lietaus irgi fainai judėjo mašina. Jo, viskas fainai. Ir iš tikrųjų gerai, kad nuo lietaus
gal ir pradėjom, viskas lėčiau judėjo, visi taip prisivažiavo ir atvirkščiai būtų, tai būtų blogai, visi būtų pripratę. Pavasario Mansūris tai buvo. Tai pradėjo lietai, ten pirmas posūkis buvo Massacre, kol visi apsiprato. No. Tai realiai važiavai turbūt su visais, nebuvo, kad ten paskui kažką bandai važiuoti. Nes Matsuri Hebra bando gaujom važiuoti, kur vieni kitus pažįsta, žinai, kad žinoti, ko tikėtis. Su visais. Ir atsimenu, per kalną kyli ir galvoji, kaip jisai į pirmą posūkį, ar išoriai važiuos, ar prisistabdys daug, bet siunti vis tiek ir supranti. Aš pamenu vieną vaizdą, kur kairę koją, man atrodo, pasapčiau per daug, užsisukau vairą ir aš jaučiu, kad spinu, atsisuku kairę, ten kompaktas sidabrinis, oh shit. Jo, tu, man atrodo, bandėjai išvengti priekį tavęs kažkas prisistabdė. Gali būt, tavo kampas buvo ten visai stovi vietoje, ratai sukasi ir aš žiūriu ir... Suvaiškęs pardau. Nenoriu kirsti į tave, nes tavo labai gražiai sudėta, žinai, viskas. Tai... Jis 2 metus tą mašiną. Pusantro. Tai į tave nekirtau, bet į mane kirto, nes aš prisistabdžiau ir nebuvo kur dingti niekam. Man labai patiko, aš pasodinau pasodį privažiuoti Vitoldą Milių, kas yra LT žurnalistas. Ir einam, ir jisai pirmą kartą liftė, jo operatorius pirmą kartą liftė, jis eina, nu tai kaip čia bus, nu sakau, manau, kad pirmas posūkis turėtų būti arba labai gerai, arba gyvenime daugiau nesėsi mašiną, matau, kaip padės paskrenda per pirmą posūkį atbulas, nes jau kamšti, žinai, ir į pievą nusirašo. Bet antrą ratą važiavo, nu tai kažkas netragedija. Jeigu matai mašinos nejuda, tai reikia į pievą, nes bus blogai šiaip labai. Su plyta ten fainiausia buvo važiuoti, nes, pavyzdžiui, su V8, kai pradėjom važiuoti, moliukas ar dar kažkas ir labai didelis pagreičių skirtumas. Ir atrodo, kai jau nori važiuoti ant ribos plačiai ir momentu tada taip sutraukia, kad ten jau visas spinas arba dar kažkas įvyksta, o plytom atrodo, kad netiek daug tai įtakoja, nes nėra to, kad kai sugripina, kad mašina šautų labai greitai į priekį. Jo, pastovumas yra didesnis, žinoma. Ne, viskas labai fainai. Ta trasa labai tinka tokio mašinom iš viso. Nu, realiai, ten yra plytų festas. Ir taip ir turi būti. Kliuvo pavažiuoti su rimtesniais bičiais, kiek mačiau. Niknaką turbūt pavyko atpažinti. Jo. Kaip ten? Gerai, jisai irgi šokinėjo, aš irgi su kai kuriuom mašinom pasikeičiau, žinai, leido man pavažinėti. Ačiū Simai, ačiū Linai. Jo, labai fainai buvo išbandyti, žinai, su kitom važiuoti. Ir taip pat neknek pastebėjau, aš kartais privažiuoju, žiūriu, kad ten... Nežinau, jis tiesiog laužė tas mašinas. Jis vienas sulaužė, kadangi komandai 12 mašinų, tai žinai, iš ko rinktis. Labai skirtingai su visom važiavo. Tai šitas irgi įdomu. Aš pastebėjau, pavyzdžiui, aš kaip darau, kai gaunu svetimą mašiną, aš nevažiuoju idealios trajektorijos, aš testuoju nesąmonės, kaip reaguos mašina į tas visus inputus. Ir dar gaunas linijos nėra, spardai sankama, nu tiesiog testuoju, kaip jinai reaguoja tos dalykus. Na, supratau. Ja, išmoksi čia tą Mansūrį, žinai, 13 metų FD yra viena, 11 Mansūrį atlaiky gyvas likti, kitaip bus. Jo, žiūrėjai fainai. Yra kažkas Amerikoje panašaus? Yra turbūt, bet aš nesu dalyvavęs. Yra, žinai, daug renginių vyksta ir net negirdi kartais, kur, kada vyksta, bet jo, čia kažkas specialaus yra, nes jo, gali daug dalyvių susikviesti ir bus dideli tie tandem trains, žinai, bet kas čia įdomu ir kas labai gerai čia suveikia, kad daug yra mašinų labai vienodų. Jos juda panašiai ir ta trasa taip gerai atitaikyta tam. Tai čia yra, nu, geras jausmas, kai pradėjai važiuoti. Nebuvau pajautęs ir nebuvau gyvenime tiek važiavęs per vieną dieną. Čia labai gerai. Sėkmingas Matsūris vadinasi. Mes sugadinom žmogų. Nes iš tikrųjų visą laiką, jeigu gerą porą susirasdavom, tai realiai kaip startuoji nuo 11, jeigu nepersistengia tarpusavį, nu, nes vis tiek auga tas noras, kuo arčiau važiuoti, tai realiai gali tas 10 valandų, nu, čia jau priklauso ar pavalgyti, ar kažką sustoji, bet jo, įmanoma ten išvažiuoti. Tai kaip kitą kartą grįšiu, reikės dabar jau žinau, daugiau pažinčių yra, susitarti, važiuojam kartu, gal būrys kokių 4-5 mašinų ir, žinai, tada
dar daugiau įdomu, minimizuoji pasitikėti vienas kitu. Jo, ir tada rizika tų avarijų ar dar kažko nenumatytų trajektorijų irgi. Jo, ir Linas traukiu daugiau turės. Aš dabar realiai tai aš vienu momentu buvau kaip tas narkomanas, kur einu per pietus. Turi traukiu. O jeigu randu? Jo, vieną momentą Linas prieina, turit amortizatorių, kem 6. Dar tas buvo. Aš labai bijau, kad nuluš amortikas, nors dar... Jisai tikrai vienoj pusėje buvo įlinkęs daug daugiau. Tai yra toks momentas, kad jau linksta ir... Lūšta, bet aš net ir tų sugebėjau. Aš šiaip nudžiuginau, Maculis visko radau, ko reikėjo. Ačiū visiems, ką iš ko pavogiau. Bet gražinai turbūt. Jo, kaip ką žinau, kai kas sąskaitas turi atsiųsti, nes traukiu biški palinko, bet taip yra. Nereikia važiuoti ant 9-7 balų, žinai, kvalas galima važiuoti ant 8-7 ir bus taip pat. Reikia kreditą duoti ir kompaktui, kad atlaikė. Ne, kompaktas tai vis dar laiko. Aš nežinau, ką su atvyt, nes Baris Barių laimėjom vis tik tai aukcionai ir yra nupirktas Lys PMZ, jeigu viskas gerai grįž, gal net iki savaitgalio grįž. Tai važiuos pas kebulistą, nes yra gavęs truputėlį per snapą ir reikia stakaną atstatyti. Nes aš Lys PMZ net turi buferį priešais ratą. Man tai buvo keista. Tu prasme, yra tiesiai į ratą smūgis. Tai ten matosi kažkas gal net apsikabinės kažkokį, žinai, kelio ženklą, kuris įlindęs tarp rato ir lonžerono. Tai green stakanas ir gal palenktas. Tai žiūrėsim, kiek damidžo kaip kas ir Matsuriai gaus naują mašiną, jeigu, nebent rasim, kad ten viskas blogai, žinai. Tada kažką kitą darysim, bet nežinau, ką su kompaktu daryti, nes už tą pinigų sumą, už kurią jį būtų galima parduoti, tai nieko nenupirksi, žinai. Kaip žmonai paaiškinti dar vieną drift karą? Ne, tai štai. Šitą dar galėjau paaiškinti, grįžau, namus jau laimėjau Lys PMZ aukcioną ir taip ir išėjo iš kambarį. Visą laiką būna patogu kėbulą atskirti nuo partsų, kurios uždėjai. Tai vat, jeigu kėbulą pabaigiai, tai kėbulas tarp 200 ir 500 eurų. Pakeitė ir turi vėl tą pačią mašiną, kurią jau gali parduoti už tos pinigus, kuriuos norėjai parduoti. Jo, bet kompaktą dar vieną sukio. Nežinau, pažiūrėsim. Bežbadas šiaip labai gelbėjo. Ačiū Egidijau už Bežbadą, nes gavom dovanų. Tai nes jaučiu, kad būtų buvę stipriai daugiau reikalų be jų. Ne tik traukių keitimo ir priekio vėl keitimo. Ir labai reikia pasakyti Mantui ačiū. Mantas buvo to mechanikas ir Mantas nėra BMW guy. Jis turi BRZ, jis turi Lys PMZ ir jis yra vietinis bičias, kuris tiesiog visada padeda. Ir dabar pradėjau būti mūsų techninių komisarų ir aš tiesiog pasilaikau mašiną, nes man nėra prasmės vežiotis į Vilnių ir jis netyčia taip tapo mechaniku ir jis toks, seniai, aš nežinau, kokią sankabą gali tikti TDS dėžę, žinai, kur jūs ten viską... Kur cilindriukas sako, matau, kad štokelis privirintas, tada nupjautas ir tada dar pavirintas. Sako, aš nežinau, kas negali būti, jisai, žiauriai susitvarkė. Mūsų teisėjai tai irgi žvengia, nes vyrai atvažiavo teisėjaut, o pas mus teisėjas yra labai plati, žinai, savoka, kur, dar pasiruošė renginiui, kartais pakeitė padangas, iki pirmos nakties laikai dėžė pakėlęs, kad rytoj mašina važiuotų. Iš tikrųjų, žavu, kad tas metalinis rodas, ar kaip jis ten pramušė dar kitą metalinę dalį ir spėkit, kodėl. Klačkieks. Ne, bet čia yra makyvidis, nes aš nesu matęs jo atleidusio sankabą. Ten visą tai yra va taip. Tai, ta mašina tikrai daug reikia. Ryda, kiek pravažiavus tas kompaktas, kiek kilometrų? Sunku pasakyti, nes skydeliai tai tikrai keisti ne kartą būna. Ne, ten standartinis susicielas, bet aš neįsivaizduoju tokių skaičių. Aš žinau, kad per Matsurių vienas dalyvis buvo atsiuntęs fotkę, kad jisai atvažiavęs į teritoriją nusinulino, žinai, tipo kiek kilometrų važiavo visą dieną, virš 300 kilometrų. Wow. Per tą teritoriją. Tai okei, grįžimas yra ten turbūt palei kilometrą gal gaunas, ne mažiau turbūt grįžimo iki starto linijos, bet per dieną suvažiavo, ir čia man atrodo būdavo 8 valandų Matsuriai, ne 12. Tai 300 kilų įsuko. Tai sit time, kur ta prasme jau šiknų skauda po tokio sit time kiekio. Bet Baris yra 11 Matsuris, aš manau, kad šitas dalykas mums žiauriai padėjo pasikelt, žinai, lygį Lietuvoje.
Nes, žinai, trefkės yra trefkės, o čia yra, kaip pats sakei, every single time, kitas oponentas toj pačioj trasoje. Tai podiniam važiuoti turbūt geresnė. O kaip tavo, Odi? Pavyzdžiui, nori važiuoti su daug skirtingų žmonių, ar vis dėlto susirasta vieną žmogų, su kuriuo galėtum kelt amplitudę ir vis labiau atidirbinėti, šlifuoti tą važiavimą? Jo, tas yra įdomiau, nes daug praleidi laiko, kol išmoksi, kaip jis ar saugiai važiuos, ar apsisuks, ar ne. Tai, žinai, tada kaip pats turi saugiai važiuoti, negali per daug išmokti. Nes man ta visai patiko idėja, kad vis daugiau stengtis žmonės kooperuoti į kolektyvus 2 ar 3 mašinų, kad gauti dar didesnę kokybę ir dar didesnį experience'o pliūpsnį bendrai per visą renginį. Kokie 3-4, tai visi vis tiek skirtingai važiuos ir užtenkamai išmoksi įvairius stilius sekimo ir jau užtenka. Daugiau pradedi sekti, tai jo. Neišmoksi, kaip jie važiuoja. Nes Matsurio kame įdomumas, kad tu gali, pavyzdžiui, netyčia neteisingai nuskaityti žmogų, pavyzdžiui, pasistatymas gerai ir tada kažkurioje zonoje sugalvoja per plačiai nuvažiuoti ir tada spinas ir matai, kad į tave pareina traukinys. Ir tada 2 kompaktų ratai žiūrėjai. Bet tom ir įdomus renginys realiai. Turėtum kokį nors mums patarimų, kaip mes galėtume dar pagerinti renginį? Man viso pasaulio jau matėjai. Ne, man viskas taip žiauriai patiko. Aišku, būna momentas, kur laukia, nes kažką traukia iš trasos, žinai, bet neišvengsi to, žinai, čia taip visada bus. Tai... mes galim tiesiog juos nudažyti žaliai ir palikti griovį. Tai gal nebūtų toks labai irgi geras sprendimas. Konfiguracija, kuri labiausiai patiko, be kalniuko su kalniuku, ar ten jau visa ta sekcija, kur pačiam gale buvo? Man patiko pačiam gale... Bet tik viena vieta man patiko, prieš pat kalniuką yra į dešinę posūkis. Susiaurėjimas, tas toks lėtėjimas. Jo, bet į dešinę pasuk ir tada kyli į kalną. Tai man patiko, jeigu gerai išsprendi į tą dešinę suki ir tada vieną kartą persimeti ir per kalną dar kartą į pirmą, tai toks geras jausmas, nes jeigu išlaikai, žinai, kampą, tada... kylant per kalną, geras jausmas labai. Nes realiai laikai... Bet čia dalinis posūkis, nes nematau, iško vadai. Esmė, kad nematai tas horizontas ir šokiai į tą kišenę. O kaip startuoji prieš patį tą posūkį, labai sunku sekti, nes gal perspėk, būtų gerai taisyklė, kad kaip priekyje važiuoja žmogus per tą posūkį įsibėgėja, kad išoriai laikytųsi, nes reikia... kas seka, jam reikia vietos prie pat šono prisitaikyti, o jeigu priekyje mašina kerta pro tą posūkį, tai niekad negali dasivyti per kalną ir tada, žinai, pirmas posūkis nebūna toks įdomus, nes turi dasivyti. Aš dėl to pastebėjau, kad labai dažnai žmonės daro ne į vidų lenda, o follow-upą daro. Ir tada plius minus prie galinio rato jau galėti dirbti, jeigu ten kažkas kažkaip kitaip padarys. Tai sunku žinoti, kaip pradedi sekti, ar jisai kirs pro posūkį ar ne. Jeigu žinai, kad pradeda kirsti, tai jo, grinai stataisi iš paskos ir tada kartais išeina, bet... Ir tas irgi pagreitis į kalną. Pas vienus nuspaudžia gazą ir jie taip šoka visiškai ir jų nepavys. Kompaktas ten lieva, nes ten tik antrą bėgį įsijungi ir ten turi klačkikinti, kad į kalną važiuoji. Antrą bėgį jungi, jau laukiai, apsukos pradeda šokinėti, antrą grėbi, panagos sucipė. Vėl apsukos. Gal viena vieta, kur nerandu sprendimo, nes jeigu pakeiti perdavimą, tai visą kitą lievą gauna. Bet jeigu gerai įsibėgėjai, tai ant kalno ant ribotuvo. Ir tada irgi trūksta. Į kalną kylant reikia biškį paklačkykinti tiesiai. Tai pavyzdžiui, man irgi redukcijos truputį pritrūkdavo, tai aš sugalvojau, kad man nuo starto reikia lysti į vidų, kad nepatogu būtų antram ir tada visai kita trajektorija jungiu, kad aš pastumiu savo tą persimetimą ant kalniuko ko vėliau, kad kuo mažiau ribotuvo daužyti ir vis tiek gaudyti tą inerciją ir greitį, kad galėčiau tą kišenėlį iššokti. Nesivažinai su 400 arklių, man labai sunku. Baisu, visiškai sunku.
Tai gerai, žiūrėjau, atvažiuosi kitą kartą, žinosiu jau plius minus paskui ką važiuot, pas jį visiems nevažiuosi, nes jam vėl generatorius didžialinamės 74 kartus ir pitose sėdės visą dieną, nes Mersas yra kietai. Tai... Nes testai Marcūriai yra tikrai protinga idėja. Ne, blogai. Tai nežinau, jeigu balandžio 20 suplanuosi čia kažkaip į šitą pusę, tai tada gal labai nedėsim į skelbimą kompaktą. Nes tavo rytinė žinutė rytinė žinutė po Matsurio, aš jau pasilgau kompaktą, aš galvoju, niekas nėra šitų žodžių ištaręs, niekas. Ne, realiai visą dieną taip, atitarnavo gerai. Ir... Legendinė mašina. Nes iš tikrųjų driftas, tikrai mašinai duoda apkrovos tikrai nemažos. Visom prasmėm. Dabar tu, Hipkis ir Makyveris turit šitą bendrą, žinai. Visi prievartavot mano mašiną. Iš skirtingų žemynų, žinai, bet. Ok. Overall, vaizdas lietuviško drifto žmogui, kuris visą gyvenimą yra aukščiausioj lygoj. Kaip mes atrodom? Žiauriai gerai. Aišku, nebuvau jau varžybose prieš 10 metų. Bet kas man aišku, tai toj street lygoj yra labai daug varžovų. Tai man atrodo, čia gal man labai susidomėjau su to street klasė, nes kažkaip atrodo, gal tiek daug varžovų net būtų lengviau į pro peršokti kartais, ar iš semi-pro į pro. Mes tai vadinam nori be planų. Kai streetė labai sunku, semi-pro irgi tai eini į pro lygą, jeigu suvažiuoja visus etapus, visiems gaunasi top 10. Nes kai mes sakom, kad street lyga yra more competitive nei semi-pro, mumis netikė. Bet street lygoje žmonės antiek susitapina, antiek ten 205 padangą, visas tas smulkmenas žino ir tas high labai performance. Tas man labai domina. Ir reiškiasi, auga geri drifteriai, nes turi pereiti tą street klasę ir turi pereiti semi-pro. Yra kažkokia, man atrodo, galimybė čia gal sukurti kokią pro street klasę, kažkas tokio. Ir būtų čia visi tokios. Žiauriai būtų įdomu. Man ir taip užtenka renginių per metus. Benas sakytų, jo. Net nebejoju. O šiaip, kaip renginys, kaip vaibas, kaip žiūrovai, atėjo pasiselfinti su tavimi. Jo, žiauriai malonu, kad ateina, prieina, pasisveikina. Tai buvo, malonus labai jausmas, kad tiek daug žmonių sėjo, tiek daug žiūrovų yra ir, labai geras vibe, absoliučiai labai geras. O po tiek laiko drifte, į ką tu dabar asmeniškai žiūri? Ar į tai, kaip mašina juda trasoj, ar į stilių, kur dabar tavo akcentai drifte? Kas tave realiai labiausiai sudomina, kai žiūri tą patį pitus ar dar kažkur? Jo, pirmoje eilėje žiūriu į pitus, kaip mašina paruošta, kokiu transportu atveža, man tokie dalykai žiauriai įdomu. Ir čia kaip team manager, ne, kai pats lygų prisipirkė, tai žiūri kitus. Jo, čia yra žaislai mūsų visi, žinai. Nes aš irgi visų autobusus dabar žiūrėjau. Autobusai yra įdomiausias. Kas kokius ratus nusipirkė nuo autobusų. It's levels to this. Jo, pavyzdžiui, buvo tas Edgaras atvažiavęs su didžiausia fūra. Tai aš ten lintinėjau daugiau į tą, negu į bet kokią mašiną, žinai, kiek litrų ta fūra, 11, gerai, kaip priekaba atrodo, kaip antras aukštas atrodo, žinai, tokie dalykai domina. Klausinėjau, kiek tokia čia kainuotų nusipirkti, žinai, taip toliau, nes įdomu lyginti. Ir paskutiniai vairavimo ne kaip stilius, bet sugebėjimas, žiūriu, kaip pastoviai važiuoja, kokiom linijom važiuoja ir, žinai, labai džiugu matyti, kad tikrai gerai važiuoja. Tiek daug varžovų, kad sunku patikėti, kad buvo tiek mažai išvažiavimų, nes, išlėkimų. Ne, tikrai. Ne, faktas, jeigu, žinai... Nebuvo kiekvieną ratą. Ir jeigu buvo, tai atgal įvažiavo, bet nebuvo taip, kad kiekvieną ratą kažkas išlėkė, reikia tempti, nes taip gali būti. Tai tiesa. Atranka kažkiek suveikia. Mūsų apželdintojas taip negalvoja. Mūsų apželdintojas man nekėlė ragelio iš pradžių. Man patikdavo tas vaizdas, kai važiuoji, kažkas nuleidžia ratą ir tas molio purslas, tai pareina ant to mašinas, taip, bandai išvengti.
Lietus padarė savo, mūsų net žiūrovų parkingas iš tiesų baisiai atrodo, tai nes Hiluxas ištraukia kažką trasoje, jo, Tokvila, nepykit dėl to Hiluxas toks mėšlinas, bet tada važiuoji į žiūrovų parkingą, ten ką nors išlupa, žinai, ir taip grybavo per visą teritoriją. Šiaip, to be honest, turbūt ant trasos buvo žiauriausias Matsuris, nes Lietus padarė savo. Pajaučiau, kad neišeina taip jau ant ribos važiuoti, nes turi būtinai įvertinti, kad danga nėra tokia jau po to lietaus švari ir taip toliau. Tai truputį apsiribojai, laikaisi labiau vidurio nei išorės. Mačiau. Aš pusbrolį vežiau ir norėjau labai nuo kalnų pasileidęs į kairę ant to rumble strip, kur ten slidu užsistatyti, bet po lietaus, per kažkiek ten laiko duobė labai įsikasė, tai teko biškį į duobę gal šoko, bet... Aš kaip jaučiu, kad man reikia ne vieno amortizatoriaus. Gal žinai, kas savotikas užsiema? Viskas... Taip, vairas kreivai taip pat ir stovi, nepasikeitė. Man labai atvažiavo iš ryto. Atvarė mašiną, sakau, tu prasivažiuok, viskas pažiūrėk, ateina, jo, sankaba, viskas gerai, taip liau. Bet žiūrėk, vairas biški šonu stovi, davai pasidarom. Vairas tiek stovi šonu, sako, gal pasidarom suvedimą, išsitiesinam, žinai. O visi jau eina į briefingą ir taip, žinai, pasidarė jau vėluojami briefingą, aš taip, žinok, tai bus taip trumpai tas efektas. Kokiam 6 rane grįžta, latikais kitą žiūri vairas taip pat. Bet pradėjom nuo starto, žinom, kaip stovi, taip pat keiti traukia, jau gali numatuoti panašų atstumą ir... Iki sekančio smūgio, tai gerai. Čia jau patirti išneka. Jo, iki sekančio smūgio, sekantis smūgis buvo į šakę, tada šakę miškininko, tai ten setupas vadinasi mišrainė. Dar kuriam rate molio mažiau, žinai, irgi lengviau sukasi į tą pusę. Tai kokį pažymį rašai visam šitam nuotykiui, nes realybėje tai kokią 1,5 savaitės prieš Matsurį tu pasakėjai, kad labas, nusipirkau bilietus, ir čia buvo labai gera diena ir kaip visas šitas experiences Lietuvoje. Ne, buvo žiauriai geras, ant gero oro pataikiau rugsėjo mėnesį, September rugsėjais, čia prieš 2 metus buvau grįžęs, tai jau buvo žiauriai, šalta, buvo normaliai šalta, o dabar kaip vasaros metu. Kalifornijos berniukui, viskas šalta. Oras geras, maistas skanus, visur gražu, miestai taip sutvarkyti, viskas, aplamai Lietuva yra labai malonu aplankyti ir drifte nustebau, kad tiek daug yra, važiuotojų ir visi taip. Jo, mašinas yra ruošęs Matsuriai, matosi, bet vis tiek gan tvarkingai. Pas mus yra tokių mašinų randi trasoj, kur atrodo technikinė negalėtų praeiti, žinai, būna tokie apsileidžia. Čia visi kažkaip tvarkingai tvarkosi ir jo, labai malonu buvo matyti, tai jo, buvo... Reikės grįžti kažkada. Reikia iš tiesų atskirai padėkoti mūsų drift taksi, nes realiai tai Aurimas užsidirbo savo lėktuvo biletą. Tie žmonės, kurie pirko drift taksi tą patirtį, tai ačiū Jums, nes padėjot mums su šitų reikalų. Kompaktai, ačiū tau, kad atlaikėjai. Ir dar kartą ačiū man, tai kad atlaikėjai kompaktą. Tai gerai, tai kompaktų skelbimus dar nededam? Ne. Kaip jau minėjau, balandžio 20 yra tas skaičius, kurį nusinčiau Kuršėnų autodromui, kad mes vėl grįšim. Nežinau, ką nusiųst kalėdinių dovanų šiemet, nes kažkaip jaučiu, kad niekas nebus pakankama po to, nes naktį nesimatė, kaip buvo žiauru. Aš gavau rytinės nuotraukas ir sekmanį dirbo kartodromas. Tai sekmanį ryte atvažiavo stafas, pasiėmė traktorių ir ėjo valyti trasą, kad kartodromas galėtų veikti. Bet buvo tokių vietų, kur tas molis iš trasos sudžiuvo ir traktorius jo negalėjo įveikti, ėjo į kasę kastuvais ir šluotom ir visie nenusivalė. Tai, sako, reikia palaukti dabar kito lietaus ir per kitą lietų bandysim kai sudrėkint, žinai, įveikti. Tai mūsų bičiulis Mindaugas turės nemažai ką veikti, man atrodo, antradienį. Ir
Nu, reikia laikyti čiūrus, kad mus ten visi leistų, nes mes ten visada ant garbės žodžio, mums bus sekantis renginys, nu, bet jau 11 yra, tai gal bus ir 12. Tai, okei, aš tada sakau didžiulį ačiū, kad tu pasirašai šitai avantūrai, nes aš dabar suprantu iš tiesų, ant kiek sunku išvažiuoti, ypač prieš finalinės varžybas. Ne, ačiū tau, žiauriai. Čia buvo geras. Ne atostogos, bet kaip ir treniruotė, tai ne, dėkoju labai. Nu, nes dirbti reikėjo, nu, jau fudistų turėjai pasijausti, realiai tiek valandų. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavot Matsurė, ačiū visiems, kurie atėjot pažiūrėti Matsurė, kurie šlapot Lietuje, ačiū mūsų teisėjams, kurie vaikščiojo šlapiais batais tam, kad visi galėtų tūsinti. Mūsų teisėjai šį savaitgalį darosi savo Matsurį, jie turi savo mažą trasą, jie tai vadina Gotsuriu, nes trasa vadinasi Gotlandas, tai Gotsuriu. Jeigu turi šansą, sudalyvaukit Gotsuriu, net aš galvoju, gal, nežinau, kompaktas važiuoja, bet gal net aš nuvažiuosiu padalyvauti. Tai realiai turiu pasakyti, ačiū visiems, nes jeigu ne tokia didelė ir aktyvi Lietuvos lifto bendruomenė, tai nebūtų nei tų Matsurių, nei baisių 90-ų, nei svečių iš Amerikos ir taip toliau. Tai kol bendruomeniai to reikia, tol tai bus gyva, nes aš vienas tikrai nieko čia nepadaryčiau ir nieko čia nesigautų. Tai kadangi mes jau kuklės 2 valandas beveik čia postringuojam, tai manau, kad užteks. Labai džiugu, kad gavom progą tave pažinti, nes buvo tas Odis Amerikoje. Biški šneka lietuviškai, kiek girdėjom. Kabo Lietuvos vėliava, tas cool. Ir, nu, žiūri tą FD, aš FD žiūri, nežinau, turbūt 10 metų gal, žinai. Ir, nu, yra už ką sirgti, tai yra svarbiausia, žinai, už tave ir kaip Blušas nuvažiavo. Tai, bet, žinai, kaip kas, kodėl, manau, visai bendruomeniai buvo įdomu ir dabar pagaliau mes, žinai, tave pažįstam ir dar kai kas lamstėsi su tavim nekukliai. Kažkas pasivažinėjo, kažkas nusifotkino, kažkas paplepėjo ir labai smagu, kad tikrai skyrė mums laiko ir dėmesio, nes nu, mes stengiamės būti jo verti, bet, nu, blin, tokio kalibro žvaigždę čia svajonė buvo atsivežti. Tai va, lifto bendruomenė, aš sakau ačiū. Yra šansas, kad šiemet išvysite dar vieną liftoholikų podcastą, bet čia jau viskas yra pono Čirbos rankose, nes jisai turi nepamatuotai kvailų planų, kuriuos tada jau teks aptarti. O aš tikiuosi, kad paskutiniai 5 epizodai jums buvo įdomus. Kol jie jums bus įdomus, tol mes juos darysime. Nebent labai, jau minėjau, norėsis kažką papasakoti, tai tada jau padarysim šį reikalą. Ir rašykit komentarą, apie ką jūs norit, kad mes pakalbėtumėm, nes mums visą laiką įdomu bendrai, kaip jūs matot šitą podcastą iš savo perspektyvos. Ir nueikit patys Oskaro paklausti, kodėl jo nėra, nes vis dar klausinėjat. Aš sakau ačiū, liftoholikai, 5 laida, užteks, ata. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.